Man atrodo, šitiek metų jau darau dalykus ir vis tiek visą laiką yra tas stresas toks. O tai tu nedarai durų savo? Taip. Gerai, tai jau mes galim varyt? Super. Aleksandrai. Simonai. Gerai. Labas Simonai, labas Rūta, malonu, kad atvykote. Susirinkome. Gerai, dar kartelį pradedam. Labas Simonai, labas Rūta, smagu, kad vis tik mums pavyko susirinkti. Tai yra ilgai planuotas dalykas, kurį mes startavom prieš 10 metų, mums neįvyko, nepavyko, sugriuvom. Dabar būtume super žvaigždės ir nešiotume visokius jau matyt rėmėjus ant nugaros kuprinėse, bet manau startuojam brandesni, įdomesni ir fainesni. Tai tavo žodis, nes aš nebeturiu dabar ką pasakyti. Viskas gerai. Turbūt reikėtų pasakyti pirmiausia, labas visiems, kas įsijungs ir skirs mums savo laiką. Kaip Aleksandras ir sakė, mes esam kolegos, kurie jau tą bandėm daryti prieš 10 metų. Rūtą mes pasikvietėm ne šiaip sau, gatvėj pamatę ir pro langą pakvietę. Mes turim tokią idėją. Kalbinti žmonės, kurie galbūt pradėjo nuo kažkokio kito dalyko savo gyvenimą, buvo vienoj sferai, bet po to tas, pavadinkim, hobis juos atvedė į visiškai kitą gyvenimo kelią. Tai apie tai, ką Rūta daro, mes dar tikrai pašnekėsim. Jau matot, kad kortų prisinešė tikrai ne vieną kaladę. Tai irgi tai yra ne veltui, o kas čia bus, mes kol kas tiksliai patys irgi dar negalim pasakyti. Turbūt tai bus dar vienas iš 1800 Lietuvos tinklalaidžių, bet tikėsimės, kad ne tik juokais, bet ir su kažkokiom rimtom temom, apie ką mes patys jau brandus vyrai norim pašnekėti, o ne tik blevizgot. Tai taip, ir formatų bus, kol kas plane yra numatyta keletas formatų, mes tikrinsimės, kurie formatai veikia, kurie neveikia, bet yra keletas formatų, kuriuos mes tikrai norim naudoti ir išnaudoti ir jie bus. Kai kurios galbūt numesim į šoną, bet šiandien startuojam taip, kaip startuojam ir mes norim tiesiog jūs supažindinti, kas mes tokie esam ir žinoma, Rūta taip pat. Tai gal pradžiai matyti reikia pradėti nuo Rūtos, ar ne? Pasakyti, kodėl va čia va per vidurį sėdi žmogus ir kokia jo yra funkcija. Per vidurį sėdi Rūta Gurung. Teisingai? Teisingai. Nes aš taip klausiu, kaip čia su ta pavardė. Rūta Gurung yra veidotyros specialistė. Galima tai pavadinti, ar ne? Galima. Ar būtų jau Plačiau, per mažai, ar per daug? Jeigu reikėtų įvardinti vienu žodžiu, aš sakyčiau, kad aš esu veidrodis. Veidrodis? Taip. Veidrodėlį. Kas pasaulyje? Visi mes, aišku, veidrodžiai, bet tikiuosi aš nelabai apmusėjęs, objektyvesnis tikiuosi. Nes dažniausiai kalbuosi su žmonėm, kurių nepažįstu. Čia mes dar pamatysim. Va čia ir įdomu, čia bus tokių klausimų, kuriuos turbūt užduosim po to, kai mes truputėlį su Aleksu įvesim į visą šitą temą. Ir mes pasikvietėm Rūtą tam, kad galvojam, mes su Aleksandru esam aktoriai pagal specialybę, gal kažkas buvo teatre, gal kažkas televizijoje ar kažkokiam renginį, esat su mumis susidūrę, gal kažką kažkur skaitėt, matėt, o jeigu nieko nežino, tai dar geriau. Mes sugalvojam padaryti tokį dalyką šiandien. Su Aleksu nesitardami vienas kitam paruošėm apie 10 klausimų, nežinom, kur tai nuves. Gali būti, kad kai kurie keisis, gali būti, kad kai kurios išbrauksim. Arba kartosis, vieni rimtesni, kiti galbūt nerimtesni. Ir kadangi žmogus yra toks padaras, kuris yra linkęs truputėlį pagražinti viską, kalbėdamas apie save, tai Rūta bus mūsų melo detektorius. Ir po to, užsirašinėdama arba čia, arba į savo knygutę, arba kažkur kitur, pasakys, kurioje vietoje mes truputėlį gal pagražinom, gal pamelavom, sakydami, nes prieš laidą kalbėdami su Rūta supratom, kad iš antakių ir nosies jau daug ką galima pasakyti ir iš smakro. Iš ko? Antakių, nosies ir smakro. Iš kokių antakių? Pamatysim. Kur antakiai? Nei pas mane, nei Tai va. nėra. Tai kad nebūtumėm tokie, kur, aš tai labai, žinai, tobulas. Tai tam yra Rūta, kuri mums pasakys, ar mes iš tikrųjų teisybę sakėm tam tikrose vietose. Ir tada jau pasitelkdama savo žinias ir specialybę, specializaciją, nežinau kaip čia geriau. Įžvalgas. Paklaus klausimų, kurie gal labiau mus atskleis. Ir išmuš iš komforto zonos. Nežinom jokių klausimų, jokių atsakymų ir negalvokit, kad mes čia pasisodinam dabar žmogų ir nekalbinam, kokie šitie vedėjai baisus ir nieko neklausia, nieko nekalbina.
dabar yra įvadinė laida, o po to ateityje jau darysim kitokius dalykus. Du diedai šnekasi, per vidurį sėdi dama ir jie tokie, bet čia svarbu, kad apie mus. Svarbu mūsų ego būtų patenkintas, o šitie aktoriai, narcizai. Tai va. Ramiai, aš irgi, žinokit, su kelniam. Bet, žinai, Rūta, aš iš karto pasakysiu, negalvokit, mes susitarėm, kad leidžiam vienas į kitą kreiptis tu, kad nebūtų irgi čia kreipiasi, ne jūs, kad pagarbos kažkokios nėra. Tai, žinok, Rūta, yra kažkoks jausmas toks, vis tiek baisoka, žinai, kai sėdi šalia žmogus, kuris tave skaito, blemba, tu tokį kažkokį užsidedi lyg, kaip čia man būti tokiam tikram ir iš to norėjimo būti tikru, tu būni toks netikras. Tai aš tikiuosi, kad mes truputėlį atsipalaiduosim, kad čia vis dėlto yra, kad ir kiek mes turim kažkokios patirties viešai kalbėti, ar ten renginiuose, ar vaidinant scenoje, ar kitose vietose, bet kažką naujo pradedant visą laiką yra toks stresiukas. Netikrumas. Tai aš tikiuosi, kad jisai labai greitai praeis, atsigeriam vandens ir man atrodo važiuojam ir tai yra geriausia pradžia. Gerai, Aleksandrai, trauk savo telefoną, aš labai noriu išgirsti tavo pirmą klausimą. Nemiegoju visą naktį. Nori pirmą klausimą? Darom taip, tu man vieną, aš atsakau per ilgai, kad neužmigtų žmonės, tada aš tau vieną atsakau, Rūta dirba savo darbą ir po to mes gaunam normalius klausimus. Taip, kadangi mes nė velnio nesitarėm, apie ką mes klausinėsim, kaip mes klausinėsim ir kokie mūsų klausimai bus, tai aš beveik esu įsitikinęs, kad kadangi mes su Simonu esam gana skirtingo pobūdžio žmonės, nepaisant to, kad mes esame tikrai geri draugai, mūsų klausimai vienas kitam bus kaip diena ir naktis. Bet aš tokį tau pirmą kalsą. Simonai, kaip tu manai? Ar tu esi geras aktorius? Ai, nuo tokių mes čia pradedam. Žinok, aš galvojau apie tai. Vienu metu, gal, žinai, spaudžiamas ambicinių jaunatviškų, aš galvojau, kad aš esu labai geras aktorius ir neįvertintas, žinai, ir tipo pikau ant visų labai. Po to aš supratau, kad aš esu geras aktorius tam tikrose vietose ir tam tikrose sferose ir tam tikrose netgi žanruose. Tai šiuo metu aš galvoju, kad aš esu geras, tai geras čia mažai, jo, aš geras aktorius. Geras. Čia jeigu tu man būtum uždavęs klausimą, ar tu esi labai ten pats geriausias, tai mes dar prie šitą prieisim. Jo, tai čia gal bus follow-upas tavo. Ar tu esi geras? Jo, aš esu geras. Aš manau, kad aš esu geras. Va, puikiai. Man jau patinka, nes aš matau, kad rašosi kažką. Ne, tai gerai. Čia žinai kaip teste, kur būdavo vaidinė etiudą, akademijoje būdavo Lietuvos muzikos ir teatro ir dėstytoja girdita. Ir galvoju, blem, bet aš ne tai padariau. Jau gausi, jau tu nebevaidini. Ne. Tai rašykis, mes biškai pakalbėsim. Mes pakomentuosim tai, ką mes matom. Ar turi follow-upų dar? Aš pasiliksiu truputėlį į priekį. Aš duodu tau, aš pasiliksiu į priekį. Aš dariau tokius researchus, pavadinkim, labai mūsų iškart mėgstama bus tinklalaidė šitų akcentologijos visokių žmonių ir lituanistų. Jo. Bet bus tokių, atsiprašom, barbarizmų visokių, nes mes patys iš to amžiaus kartais nelabai gal išeina mums išsireikšti, taip kaip norėtume, gražia lietuvių kalba. Gerai, mano klausimas yra toks. Man jau reikia slėptis. Ne. Ką darytum kitaip, jeigu žinotum, kad niekas dėl to tavęs neteis, arba niekas to niekada nesužinos? Gali vogt, gali žudyti žmonės, gali ką nori daryti. Ką galėčiau daryti kitaip? Ką reiktumės daryti kitaip? Pavyzdžiui, gali vogt, pavyzdžiui, ir niekada niekas nesužinos, bet tu turi dar Palauk, kas sakė, kad aš nesu nieko pavogęs? Tai čia jau, kaip tu atsakysi? 14 metų ir 15 metų aš tikrai esu išnešęs gumos pakelį iš parduotuvės. Aš nuo 6 pradėjau. Tai tavo patirtis didelė. Aš anksti baigiau. Mečiau šitą anksti. Pagautas. Man irgi užteko vieno karto, kai į mokyklą atėjo, kad gerai, nebėg nuo klausimų. Gerai, nebėgu viskas. Ką daryčiau kitaip? Jo. Ką daryčiau kitaip, jeigu manęs niekas negalėtų pasmerkti? Tik tavo sąžinė. Ta prasme, pats prieš save, jeigu esi ramus, tai gali ką nori daryti. Gerai, tai nuskambės labai, matyt, jis čia bando būti geresnis, negu jis yra. Aš turiu labai stiprų sąžinės graužaties jausmą. Ir man nelabai svarbu, ką kitas pagalvos, kiek mane labai patį graužia. Man užtenka pagalvoti, kad aš kažką labai evil padarysiu ir man jau viskas čia. Aš tikrai yra tekę, kad aš noriu pasių žmogų labai labai toli, bet negaliu, nes man iškart užspaudžia. Galbūt tai yra silpnumo bruožas kažkoks, aš nežinau, bet man labai iškart suveikia ir atmetimo reakcija ir aš negaliu. Nors namie tai būna grįžti, eina visi jie ir ateina ir toliau vėl darai, ką daręs. Tai, kad sakyčiau, kad kažkaip labai daryčiau kažką kitaip, aš pabandysiu, gal ateis dar mintis, kad kažkur iš praeities, kad šitą galėjau daryti.
Ne, ką tu darytum, vat, ne apie praeitį kalbant, apie tai, vat, tu gali dabar, nežinau, nu, man pirmas, kas ateina, nu, tai žinai, vogt gali. Labai nori, kad nes labai aiškus pavyzdys. Gali eiti, vakaziukas ką tik praėjo ir gali viską pasivogti ir nieks nežino. Ir tu turi labai daug daiktų, gal kurių tu negali įpirkti, pavyzdžiui. Žinai ką? Vat yra variantas, galbūt toks būtų. Šiaip man tas labai nepatinka, bet jeigu žiūrint į ateitį, mūsų profesija yra labai nedėkinga, ne? Ir kartais reikia labai lipti per galvas tam, kad pasiekti kažkokį rezultatą. Tai vat jeigu aš mokėčiau ir galėčiau šitai daryti, manau, kad šituo aš pasinaudočiau, nes aš matau, kaip kartais kitiem vat per tai pavyksta pasiekti to rezultato, kurio jie nori. Arba visada gali įkurti savo castingą. Tavo klausimas, Aleksandrai? Mes į nieką nepeliuojam. Taip, gerai. Gerai, ar tu nori follow-upo į prieš tai buvusį? Ne, varyk. Kaip tu nori, taip vedi, čia tavo yra. Gerai. Aš manau, kad dabar iš karto norėčiau ateiti į momentą, kad susijusi su truputėlį su pačiu podcastu, kai mes judėsim, ar ne? Taip, pamečiau tuoj. Ar yra žmogus, kurį tu labai norėtum pasikviesti podcastą, bet bijai, nes bijai, kad jis atsisakys, arba jeigu jis ateis, tu nepaneši svorio su juo kalbėdamas? Aš esu apie tai galvojęs. Yra tokie, žinai, kur lenda į galvą atsakymai, kuriuos tu esi girdėjęs iš kitų, žinai, kažkokių pokalbių laidų arba podcastų, kur, nu, va taip norėčiau Sabonį Arvydą, žinai, pakalbinti, bet jis niekur neįstipo, bet jo aš tikrai neišneščiau. Klemba. Arba, pavyzdžiui, tikrai man būtų įdomu labai pašnekėti ir su Arvydu Saboniu, iš kitos pusės, ta prasme, ne apie krepšinį galbūt, o apie būtent jo tą stoišką požiūrį į gyvenimą. Tada kitas, kurį dažnai girdi, kas neatėjo. Dalia Grybauskaitė, žinai, kur labai sunku, bet labai įdomu. Kaip įdomu būtų. Norėčiau su Gitanu pakalbėti, paklausti, kas ten darosi su visais tais reikalais ir kaip jis nukrito ir kokie pas jį baldai. Aš vakar klausiau, pas jį yra aštrių baldų. Bet šiaip variantai labai geri, labai faini. Kas įdomu būtų. Tikrai. Kazlą norėčiau, kad kas nors pakalbintų, bet aš neišneščiau. Vat šitoje vietoje galiu drąsiai pasakyti. Aš nepaskaitęs tiek, kiek reikėtų, kad įdomiai pakalbėti su Rolandu Kazlu. Labai geri variantai, aš net nepagalvojau. Toliau, šitą aš nurašiau iš interneto. Nes vis tiek bandžiau kažką, žinai. Aš irgi pasinaudojau ChatGPT pagalba ant poros klausimų. Ne, aš taip žemai nekritau, Ale. Aš noriu būti toks jaunatviškas, naudotis tom programėlėm. Bet čia gal geras ir aš galvojau, žinai, kad gal bus naudinga, žinai. Aš taip žaidžiau šitą žaidimą, žinodamas, kad tu komentuosi, žinai. Ir aš galvojau, kas galėtų padėti, ne tik į veidą žiūrint, žinai, mūsų ten po vizą, sėdėjimą, stovėjimą ir visus kitus dalykus. Kas galėtų padėti, kokie klausimai susidaryti apie žmogų kažkokį, žinai, išankstinę nuostatą. Tai va šitas klausimas grinai yra apie tai. Man atrodo, jis gali pasakyti labai daug, ką tu pasirinktum. Jeigu reiktų atsisakyti vieno iš 5 pojūčių. O viešpatie, kaip aš nekenčiu šito. Aš irgi nekenčiu. Čia toks, žinai, kur užduoda, kur sunku labai atsakyti ir ilgai gali. Bet ilgai nespekuliuokim. Aš garantuoju, kad tiek tu, tiek aš, pavyzdžiui, man užtenka būti kartais namie, įsijungti filmą žiūrėti ir aš pagalvoju, blemba, o jeigu dabar negalėčiau matyti? Taigi aš negalėčiau nei vieno filmo pažiūrėti. Čia būtų tokia kančia, tai gal tada geriau klausa. Bet aš tada nieko negirdėčiau. Aleksai, aš tau pasakysiu, čia yra labai lengvas atsakymas. Jeigu tau padės, aš tai lytėjimą išmeščiau. Ne. Kodėl, ne? Oi. Matai, bet tu netenki bet kokio lytėjimo pojūčio. Atsiprašau, Indrė savo žmoną. Tu supranti, tu netenki bet kokio lytėjimo pojūčio. Aš suprantu, bet aš užuodžiu, matau to žmonės, galiu su jais bendrauti. Nu ką man tas lytėjimas? Gerai, palauk, kokie yra tiksliai? Lytėjimas, skonis, kvapas, rega? Klausa, rega, lytėjimas, tu pasakei kitus. Klausa, uoslė, regėjimas, skonis, tylė ir šitas. Lytėjimas. Žinai ką, aš čia uoslę išmeščiau. Nes tai yra ir gerai, ir blogai. Tu tada galėtum nesiprausti. Arba neužuoščiau, kada kiti nesiprausia. Nu jo. Tai yra įlipi troleibusą, prie tave stovi tas, žinai, su visais šitais ir tu neužuodi, tu gali sėdėti šalia jo, tau dzin.
Bet supranti, va, tu ką tik sakei, ne, lytėjimo, ne, ir tai pažiūrėjai su tai savo, žinai, šelmišką šypseną, aš suprantu, apie ką tu šneki. Ir Nu, nes dabar tu tu nori uoslę atimti, tai čia dalis yra to paties malonumo. Aš, žinok, labiau išmečiau uoslę negu lytėjimą. Nes tu bet ko, tu nejauti tekstūrų visiškai, tu nejauti dalykų. Kam man tos tekstūros? Kam jos reikalingos? Nu, man skonis labai svarbu. Labai Skonis ir svarbu. kvapas. Tai vat kvapo Atsargiai už netekti. tavęs vyras. Ar jis darys mums kažką? Ne, Ar aš per garsiai kalbu? O, Viskas gerai, eilinį kadangi kartą. čia pirma laida, taip gali įeiti tie žmonės. Nu, jūs pamatysit, Gerai, kas yra. tęsk. Skonis man yra labai svarbu, Nu, regėjimas yra labai svarbu, klausa yra labai svarbu. Ir koks dar penktas? nesvarbu, vis tiek nesirinksi, rinkis vieną ir einam toliau. Aš išmetu kvapą. Gerai, aš lytėjimą išmetu. Per daug negalvodamas. Gal dėl to ir išmečiau. Varom toliau. Šiaip tas nieks neklausė, kad išmestų. Nu, bet kad tu labai ilgai, man tai atrodo, kad čia toks lengvas, žinai. Nu, ne. Pats mažiausiai, nu gerai, nebeteskim, mažiausiai reikalingas tas lytėjimas. Nu, koks man skirtumas, kas ar čia, ar čia. Nu gerai, bet ar tu čia. masažas, va, tu daro masažą ir tu nejauti. Aš nejaučiu, ta prasme, Taip, mane kai liečia, aš bet tu jaučiu. nejauti. Aš nejaučiu. Ne, toj tu vietoj. nejauti ir kaip tau čia, tai yra, nu, ta prasme. Gerai, tada viskas keičiasi. Aš kažkaip galvau, kad tik aš nejaučiu, vat būtent. Gerai, eikim toliau. Nežinau, ar čia aš ištversiu nepakomentavus, o jūs tikrai norit, kad aš paskui viską iš naujo visas temas pakelčiau? Nu, aš nežinau, aš bijau, kad jeigu mes dabar pradėsim, tai... Oi. Mes... Čia labai trumpai pasakyčiau, nes labai jokinga. Nu, pasakyk, mes negalim. Labai jokinga, nu, gerai. neleisit ir man biškai. Leis, Mes tam ir jau pasikvietėm. nebesugrįšim. Gerai. Gerai. Nu, visų pirma, tai man labai buvo jokinga, aš tikrai galvoju, negali būti žmogus su skeltu smakru išmestų lytėjimą. Tiesiog tai yra neįmanoma. Žmogus su skeltu smakru, kur ką tai reiškia? rodo, kad tai yra padidinta seksualinė potencija. Žmogus labai mėgsta tai daryti ir jis nieko nejaustų tuo metu. Ir jisai labai greit persigalvotų, sakytų, geriau yra pakti jau tada. Čia apie Aleksandrą tu kalbėjai, ne? Čia apie tave galėjau. Tai va, tai čia, nežinau, kažkaip aš visiškai nepatikėjau šito, nes manau, kad tu per savaitę tikrai labai to pasilgtum ir atsisakytum 2 kitų, kad susigrąžint šitą. Aš tokį šūdiną dylą padaryčiau. Du geriausius į vieną, tik rašenkit man. Aš geriau negirdėsiu, nematysiu, bet tik duokit man. Gerai, Rūta, Tai va, atsiprašau tai labai. negalėjau nepakomentuoti. Labai atsiprašau, Rūta. Labai greitai, va tiek, kiek į mane dabar pažiūrėjus, ką aš atsisakyčiau. Ko tu atsisakytum? Ką aš atsisakytų? Nu, va, žiūrint. Nieko, tu 6 pasimtum. Aš 6 turiu pojūtį jau, bet jis nereikalingas. Tu tada 7. Ne, jeigu reiktų vieną, neišsisukinėjant. Nu kaip atrodo, iš pirmo žvilgsnio į mane pažiūrėjus, ką aš mešiau lauk. Ką tu mes lauk iš pirmo Iš- to? ne, nu, iš tų Pagal tai, 5. Kas parašyta. O, šiaip, kad manau, kad jis išmintingiausiai pasirinko, aišku, nelabai yra smagu gyventi pasaulyje be kvapo, mes per COVID tą patyrėm, nėra tai malonu. Aš Bet jisai išmintingiausiai čia pasirinko, tų 5 atsisakymų. Tavo atveju, aš iš tikrųjų, kai žiūriu, jeigu žiūriu į paties veidą, tai iš principo tu keistum savo nuomonę. Tu padarytum taip, o po to pakeistum, po to persigalvotum. Tiesiog, va čia būtų, kad tu pasiplaškytum biški šitame. Ir tavo, matai, labai tas strategas gerai išreikštas. Tikrai jisai gerai išreikštas ir tu ten toliai priekį gali matyti. Bet asmenybė tai yra ta, kuri Mėtosi. tokia Teisingai suprantu. nepaklusni, Taip, nenuspėjama. taip. Ir tu prasistrategavai vienaip, bet turi planą B, C, D ir greičiausiai norėtum pakeisti A į B paskui ir pasižiūrėti, o kaip be to. Tai va, tai šiaip, tikrai, aš manyčiau, kad Uoslė. tu labiau norėtum gauti, nei prarasti. Tai aišku, jeigu tokio nėra pasirinkimo. Bet tu, Bet yra- tau sakytų, rinkis, ne, aš renkuosi prisidėti. Bet the magic Ai, is, čia taip it galima is, buvo? taip galima. Jo, čia va, tas ir yra fintas, kad iš tikrųjų viskas yra galima. Ir kai tau sako, kad tu privalai pasirinkti, būtinai, vis tiek visada yra ir kitas pasirinkimas, tik žmogus, kuris su tuo sutinka, tas, kuris nusprendžia, gerai, tiek to, kažką išmesiu. Tai jisai save šitoje vietoje yra pribojo labiausiai. Bet tavo natūrali asmenybė yra keisti
iš šito vat Rūtos pasakymo geriausią dalyką išsinešiau ir geriausiai išgirdau, kad aš pasirinkau protingiausią. Ne taip nesakė, kad tu Jis to išmintingiausias. išmintingai Tai yra pasirinko, skirtumas. nes mažiausiai Bet iš pas tų jį 5 atmintis gi, pojūčių žinai. pasilgtų jisai jo, bet Aišku, kad pas jį yra pasiimčiau. labai putlios lūpos ir Aha. todėl jam iš viso yra sunku irgi ko nors ten Jisai šnekutis atsisakyti. yra. Bet jisai yra tas žmogus, kuris yra linkęs, kad kitiem jau būtų gerai, tai gerai, aš kažko atsisakysiu. Tai va dėl to jisai sutiko atsisakyti. Tai, kad tu sutikai atsisakyti, tai tiesiog iš dėl to, kad dar neleidi savo iki galo leisti būti savim. Nes kai leisi, tai tu šiaip visiškas individualistas. Niekas negali tas nieko priversti. Nieko, tikrai ne. Gal Tai čia va buvo, čia kad mano toks- atsakymas iš smegenų pusrutulio. Jo, tiesiog šito, aš priimu ane? žaidimo taisyklės ir reikia būtinai kažko atsisakyti. Nu, Rūta, klausyk, Jo. tu dabar mums Bet šovė į tavo koją, natūrali dabar sistema pasirodo viską yra, galima. Ne, pasirodo Aišku, viską kad galima. ne, bet jeigu mes aišku, pradėsim kad žaisti ne. ne pagal žaidimo taisyklės, mes niekada nieko neatsakysim. Aš tik Jeigu dėl to mes, žaidžiu pagal taisyklės. žaistumėm visada pagal žaidimo taisyklės, jis būtų labai nuobodus. O galima žaisti ne pagal Tai va, aš sakau, jinai iššovė dabar mum į koją. Tai va, Gerai, gerai. Storiukas. Gerai. Ne, Grįžtam. viskas gerai, labai Ne, įdomu. šiaip- Grįžtam. Bet aš negalėjau, man Labai tiesiog, aš gerai, man- nebūčiau išturėjus. Aš iš... Ne, tai aš matau iš ausų, kad tu negali išturėti. Viską, tu negalvo, kad aš nesprendžiu. Šiaip iš Lūpų? ir akyčių. Matosi, kaip ant O putlios lūpos skaitosi tavo, Rūta? Man skaitos visai nieko tokius. Aš ne apie tai. Svarbiausia tikros. Ne, nu, kaip pasakė Aleksandra, yra putlios lūpos, ne? Jo, pas Tai jį čia yra tos o malonumai. pas tave yra Glebios, putlios ar jam ne? patinka Glebios, malonumai. putlios. Man Kokios Taip. glebios? Glebios. Glebios ir putlios. Man patinka malonumai. Jam patinka malonumai labiau nei tau, pas tavęs kezis daugiau. Bet nepriklausomo to tokio, nieks man nepaaiškins irgi daug. Tikrai taip. Gerai, tai mes prie šito grįšim. Varyk toliau. Varom toliau. Tavo klausimas. Aš net pamiršau, aš buvau jau atsirinkęs. Nežinau, aš tu atsiminiau, uždaviau. Atsiminiau. Taip. Tai bus variantas klausimas, kuris eina į tave, bet ne apie tave. Mhm. Mes kartu dirbsime ir planuojame daryti čia podcastą, ne? Kaip tu manai, kuom būnant čia aš tave labiausiai užknisiu? Aš galiu pasakyti, kuo tu jau užkrisai. Varyk. Vieną kartą. Mane labai erzina, žinai, žmonės, kurie... Kaip čia pasakyti? Aš iškart sugalvojau jau, pavyzdžiui, kad mes dar nesusitikom šiandien, aš galvoju, blemba, Fleksas dabar jis vėl vėluos, aš jo lauk turėsiu, rašysiu jam. Nors nėra tam, žinai, preteksto kažkokio, kad jisai tą dažnai darytų. Arba aš jam parašau, jis atrašo po 6 valandų, nu žiauriai dirbu dabar, žinok, taip dirbu. Nes aš tai nieko nedirbu, aš tik tai susirašinėjau. Tai va tokie mane dalykai, žinai, man patinka, nu jeigu su manim kažką daro, nu tai, vat, skirtų daug dėmesio man. Nu, čia matyti ir taip. Va čia dėl to ir yra tas klausimas, kuris irgi pasako ir apie tave, ir apie mane. dalykas. Ne, bet aš to neslėpiu, aš turiu omeny, kad, nu, žinai, aš noriu, nežinau kaip čia pavadinti, pagarbos. Okay. Prastos Bet dabar pasakyk taip viešai į eterį, ar aš vėlavau šiandien? Šiandien mes abu 9, bam! Aš jau net buvau spėjęs užeiti į degalinę, nusipirkti, ko man reikia ir stovėjau laukiau tavęs laukti. Šiandien viskas gerai buvo. Aš tiesiog, žinai, gal aš ant tiek nemėgstu, o tas išsireiškimas iš rusų dar lygės. Aš taip nemėgstu vėluojančių žmonių, žinai, nes aš tai priemu labai asmeniškai. Nu, tipo, aš sugebėjau išeiti laiku, arba anksčiau atvažiuoti, o tu, vat, pasirinkai dar pašiktnais. Nežinau, nu, būkim bėdni, bet teisingi. Nu, kažką dar, aš dar biški kavusi, aš dar atsirūkysiu cigariuką biški. O aš stoviu kaip durnius ir laukiu, tipo. Nu, bet aš pripratęs, mesgi pažįstame daug metų. Jo, mes, jeigu ką mes pažįstame, 30? 30 metų. 30, jau 30, jubiliejus. Tai jeigu atsakiau, tai turbūt irgi. Taip. Manau, kad atsakei, bet, nu, čia apie mane irgi pasako dalykų. Apie save galėsi atsakyti, pavyzdžiui. Na. Dėl ko norėtum, kad tave prisimintų, kai tavęs nebeliks? Žinai, čia matyti vėl į tą patį sugrįšiu, man labai rūpėjo matyti ir man labai patiko ten būti pas tą dėstytoją, pas kurią aš buvau, pas profesorę Algę Savickaitę amžinatilsį. Ir jinai pirmam kursė mums pasakė, gal nežinau, po 3 mėnesių, gal po pusmečio, čia pasakysiu su keiksmažodžiu, nes tuo metu tai pasakė, tai tokia citata. Tai, sako, žinot vaikai, man pochui, kokie jūs būsit aktoriai, jeigu jūs būsit blogi žmonės. Man svarbiausia, kad jūs būtumėt geri žmonės. O jeigu būsit geri žmonės, man bus įdomu, kokie jūs būsit ir aktoriai. Ir man šitas labai kažkaip užstrigo ir labai tas buvo svarbu. Ir
matyt, čia yra asociacija į tai, kad tu prieš tai klausai, žinai, ką tu darytum, jeigu, žinai, niekas nematytų ir nežinotų. Nu, tas yra dalykas. Tai skamba keistai, tai atrodo kvaila, bet man patinka būti geru žmogu. Ne, man irgi patinka. Ir aš stengiuosi, man sunku perlipti tą kartelę, kur aš dažnai, aš tikrai būna momentų, kur aš pasijuntu, blogu, ne? Ir kai tu pasakai, išreiški tai garsiai, į tave pažiūri kaip į debilą, aš sakau, tu durnas, čia iš vis nėra apie ką galvoti. O man jau toj vietoj tai atrodo toks, kad aš kažką nuvyliau, kad aš kažką pavedžiau, kad aš kažką, yra tas momentas. Gerai, aš šitoj vietoj iškviečiu kaip Pokemono Rūtą. Keliu ranką ir sakau, man atrodo, kad tai yra saugus variantas atsakymo. Bet aš nežinau, prašau. Šiaip tai iš tikrųjų, tai jeigu žiūrėti, tai aš esu tos pačios pozicijos, kad jisai labai labai stengiasi būti geras visiems, labai iš principo pagal sistemą smurtas, agresija jam nepriimtina, netinka ir labai traumuoja ir labai žeidžia. Tai, bet tame yra toks paslėptas triukas. Vienas, nes jis tikrai pacifistas. Pacifistas tai tikrai taip. Bet didžiausia altruistai yra kas? Bet jo didžiausia bėda yra, kad jisai gerą žmogų suvokia šiek tiek per tą kampą, kad aš turiu būti geras kitiems. O ne geras savo. Taip. Šitą aš nesiginčysiu. Čia iš karto atsiranda tokios biški aukos gelbėtojo pozicija, kur aš pasiaukosiu vardan kitų, akis irgi skeptiko, visur matau rizikas, grėsmės, visur matau čia pavojų, reikia visus apsaugoti, reikia visus išgelbėti, tada aš labai reikalingas, tada aš labai svarbus. Ir čia pradeda lysti jau ta tokia šešėlinė pusė, kuris sako, kad už viso to stovi ego, kuris pučiasi nuo to, koks jis svarbus, geras ir reikalingas, koks aš geras, koks aš visas sąžiningas. Tai čia mano variklis yra tiesiog patenkinti savo ego, būti geru žmogumi? Tai čia iš tikrųjų yra taip, čia yra toksai, yra ir to, kad sistema geriečio, bet už viso to stovi, už to besipučiančio ego, kaip aš noriu būti geras, stovi ir dar vienas šešėlis, kurio jau iš vis niekas nebemato, kad šiaip jis viduje gali būti labai blogas. Ir labai išdykęs, ir labai piktas, ir neleisti išreikšti savo šito, nes taigi negalima, o taip norėtųsi. O tai faktas, kad mes visigi užverdam anksčiau ir vėliau. Gerai, nereikia čia mes visi, gerai? Tai va, čia tik tai ir aš labai linkiu gauti, kada gyvenime kokiam filme vaidmenį, kuriame tam vaidmenį būtų galima suvaidinti visišką blogiuką. Man užteko kokį ten, žinai, ir va tada pažiūrėti, o kaip aš tame iš tikro ten jaučiuosi. Tai va čia yra vienas iš tų dalykų, kuriuos aš visą laiką sakiau ir man labai tas patinka ir teatras man suteikia, dėl ko aš labai mėgstu teatrą, kiną ir visus šitos dalykus, dėl to, kad aš tai vadinu galimybę nugyventi daugiau negu vieną gyvenimą. Ir būtent per tas prizmes aš teatre tikrai turėjau labai nemažai vaidmenų, kur aš buvau tokie evil, tokie personažai, tokie evil ir tai yra žiauriai faina daryti, nes tu pajunti, kaip tu jaustumės. Bet netgi tada aš bevaidindamas, darydamas kažką super blogo, man kyla ta mintis, kaip aš taip galėjau? Ne tai, kaip aš galėjau, bet man nemalonu. Aš nesijaučiu gerai. Aš jaučiu atmetimo reakciją šitam dalykui. Aš suprantu, kad aš atlieku vaidmenį, aš suprantu, kad aš, taip nėra iš tikro, bet aš stengiuosi būti tame kiek įmanoma, bet vidus mano sako, Tai aš tiesiog vis tiek kviečiu atsizūminti ir pamatyti, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, kiekvienas budelis moka auką pasipriešinti. Kiekvienas palikęs ten skęstantį moko įplaukti, patį išplaukti. Tai yra kiekvienas tamsos aspektas tik išryškina šviesą. Jeigu nėra tamsos, šviesa yra bevertė, jinai nieko neteikia ir jokios vertės nekuria. Ir visata yra duali, bet jinai yra viena. Taip, čia kaip injanis, tie ženklai, kur juoda balta. Tai šitoj vietoj pas patį yra toks sureikšmintas gėris ir sublogintas blogis, nors iš tikrųjų blogis suteikia prasmę šviesai. Tam tikrą prasme taip. Tai va, tai kai tu išsižadi savyje bet kokios savo blogos minties, savo blogos intencijos, savo kažkokio ten tingulio ar kažko, kas tau atrodo... Neišsižadu, tingulio tikrai neišsižadu. Aš tikrai... Tai tu jį matai kaip gėrį. Tikrai neišsižadu. Aš nematau jo kaip gėrio, bet aš... Nes aš nekenkiu niekam.
Aš būnu Va, pats kitiem. Sau, Ne, jisai, va, vat, kad sau kenkia. aš Nekenkiu, aš nekenkiu. pasilsiu Aš bent ne. kartais. Aš atostogų nebuvau 5 metus, aš bent kartais Nesvarbu. pasilsiu. Tai Nu, va, tai- ir vėl tada tas dar gilin vedant vėl, o kodėl man taip svarbu, kad kiti manytų, kad aš geras. Bet savo aš būti pripažinimo blogas reikia. galiu, Bet čia nėra turi būt tas dalykas. geras. Man nereikia, kad kiti manytų. Man reikia pačiam jaustis, kad aš nejaučiau šleifo, nes aš turiu tą overthinkinimo dalyką visiškai. Kad aš, pavyzdžiui, jeigu aš kažkam padariau kažkaip ir tam žmogui net nepasirodė taip, bet aš kokią savaitę dar galvosiu apie tai, kaip aš, blemba, va čia, gal reikia. Neduok Dieve galvos. Čia yra kad aš sužeista blogietis. savivertė, kuri sako, kad aš, vis tiek esu nepakankamas, ar ne, kažkur. Ne, tai ačiū, aš dar Tai va, nepakankamai. Tai va, čia yra, va, kur pats savo turi atsisakyti, kad, kaip ten sako, geras žmogus ne profesija. Jo. Tikrumas, ar ne? Taip. Ir jeigu tu iš tikrųjų nori būti geras kitiem ir būti blogas savo to sąskaita, nes kai atsukam pliusą į kitą, tai atsukam minusą į save. Jo. Tu supranti, ar ne? Taip. Bet aš nesijaučiu, kad aš bent jau nemanau, kad aš jaučiuosi netikras darydamas tai, ką aš darau. Aš taip bent jau nesijaučiu. Gal kažkur, gal kitas žmogus gali pasakyti, bet man taip netrodo, aš taip nesijaučiu. Tikrai pasifisto sistema, tikrai viskas su tuo, kad tu čia nori būti gerėtis, yra ir parašyta, kad tu nori būti gerėtis. Viskas gerai, būk tu to gerėčiau. Gerai. Bet tik tai supras, kad, tai irgi yra viena pusė, kurios tu už savęs nematai. Taip. Tu nematai, kad tai yra nemeilė savo. Aš šitą matau, bet aš to nematau kaip problemos. Tai jokia ne problema, vis savęs nepamylėti. Pamylėkim visus kitus. Pavyzdžiui, Simonui dabar. Va, kokį meilų klausimą. Laisvai. Žiūrėk, Simai. Klausau. Kaip manai, kokia yra didžiausia tavo silpnybė? Ir kuri galbūt net gali pakenkti pokalbyje podcast'o metu su kitu žmogumi? Dabar? Šitam Ne šiandien, apskritai. Podcastuose. Podcastuose, jo, Įsivaizduokim, ane? įsivaizduokim taip. Žiūrint į ateitį. Ir dabar, ir... kad aš gal nemėgstu antras būt. Tai gal tas daugiausiai gali pakenkti, žinai? Jeigu aš pradėsiu jaustis, kad aš antrų numerių turiu daug žaisti, man tas nepatiks. Bet čia nežinau, ar čia labai slapta kažkaip. Mes visi tokie biški egoistai, bet pas mane išreikšta pakankamai stipriai šita vieta. Jeigu aš pradėsiu jaustis, kad aš čia nesu reikalingas, arba netgi reikalingiausias, tada gali būti problemų. Bet čia man reikia su savim padirbėti, žinai, nes aš žinau, kodėl mes tą darom ir kur mes norim nueiti. Tai gal šitas labiausiai galėtų kišt koją. Bet tai man atrodo, kad aš iš karto užbėgsiu ateitį. Jeigu tu jausiesi, tarkim, antras, ne, taip, tai tu tiesiog spjausi ir sakysi, gerai, aš čia nebereikalingas ir einu namo, ir davai nebedarom, ar kaip, ar sakysi, žiūrėk. Ne, aš tiesiog pasiimsiu tą poziciją pirmą. Ne, aš pasistengsiu, ta prasme, čiagi yra labai paprastas dalykas, jeigu tu žinai šitą dalyką ir tu išreiški ir pats savo, ir su savim kalbėsi, vis tiek tu reflektuoji. Taip. Nori, nenori, kuo toliau, tuo labiau, nes pridaręs klaidų, žinai savo ten stiprias ir silpnas pusės daugiau mažiau. Tai tu tiesiog pagal, kurioje vietoje aš praradau, žinai, kažkokią poziciją, kur man jau nebepatinka, kur man nesmagu. Žinai, man faina duoti, man įdomu klausyti lygiai tiek pat, nes jeigu aš klausau, aš galiu paklausti tai, kas man įdomu. Taip. Man nebūtina visą laiką šnekėti. Bet čia yra, man atrodo, mano būdo bruožas, nes aš kartais prie stiprių žmonių pats pasiemu antrą poziciją ir pats ant savęs pykstu dėl to. Žinai, ypač jeigu kažkokie labai stiprūs žmonės, tai aš tada toks biški, tai jūs čia biški pašnekėkit, aš čia paklausysiu, oi kaip įdomu man klausyti. Norėčiau paklausti, bet biški aš durnesnis, gal aš neklausiu truputėlį. Tai kad šito nebūtų, bet kadangi, žinai, mes su tavim pažįstami, man prieš tave nėra ko per daug, žinai, vaidint. Tai sakau, nebent čia atsisės žmogus, kur man atrodo, mano mintise, kad tai yra, žinai, titanas jau kažkoks savo sferos ir aš tada toks, tai gal tas nervuoja. Ok. Bet, žinai, Rūtos aš nebijau, žinai. Kol kas. Nes dar nieko nepasakė. Aš mačiau tavo pokalbį su Rūta prieš pradedant filmuoti, kurį iš tikrųjų reikėjo nufilmuoti ir mes žinom, kad mes į ateitį tai tikrai naudosim. Tai mačiau tavo tą tokį... Ne, man visiškai kažkaip ramu, žinau. Okay. Gerai. Tavo klausimas. Gerai. Taip, kas ten toliau? O, čia labai geras. O, tau. Šitas toks geras bus dabar, žinau, pasiruoš. Bet čia jau bus blogai? Ne, čia bus labai geras. Okay.
Ir jisai, man atrodo, turi vieną savyje šitas klausimas dalyką, Pipiriuką. kuris labai gražiai užkerta kelią melui. Dabar aš nuimsiu timerį per 1 minutę nuo vaikystės iki dabar papasakok apie save ir svarbiausius savo įvykius. Startas. Gerai, iki bent jau, man atrodo, 6 metų aš buvau realiai močiučių auginamas vaikas, nes mes krausėmės tai kažkur, tai mano tėvai kažkur buvo, tai gastrolės tėvo, tai mamos komandiruotės ir labiausiai aš gyvenau su močiute iš tėvo pusės. Tada mes persikėlėm į centrą gyvent, tada kai persikėlėm į centrą gyvent, neturėjau tuo metu gal draugų daug. Neturėjau daug draugų, po to 10 metų, aš trumpinsiu, po to 10 metų aš susipažinau su jumis, tada atsidarė kiti plotai, tada mes atradau dramos studiją per tą laiką, supratau, kad man tai patinka daryti ir po to, kai man patiko tai daryti, kažkurio metu aš sugalvojau, kad aš noriu stoti į aktorinio, ne maisto gamybą ir tada aš pradėjau studijuoti, tada įstojau, visiškai crazy istorija, bet neturiu laiko ir tada mane pakvietė į Kauną, aš išvažiavau į Kauną, gyvenau Kaune, 10 metų pavargau ir grįžau į Vilnių. Nu, vat matai, žmogus pusę minutės apie močiutę ir senelį pasakoja. Dėl ko man įdomu? Nes man atrodo, žinai, kai turi ribotą laiką, tada sakai tik tai, kas tau atrodo labai svarbu. Nu, man taip atrodo. Nu, nes ką prisimeni, ką norėtum pasakyti, o po to supranti, kad laiko nebėra ir tada jau bandai pasakyti kuo daugiau, bet aš nežinau jau tada, kas čia yra svarbu iš šito dalyko. Tai man tiesiog buvo įdomu, kaip, žinai... Man atrodė, kad minutė yra daugiau laiko. Čia visada taip atrodo. Visada gyvenimas atrodo, kad ilgas. Jo. Kai pagalvoji, kiek tau jau metų ir supranti, kad jau tiek metų praėjo. Čia jeigu norit suprasti, kad man yra jau 40. Nu, tai man tuoj. Man jau yra 40. Tai, bet nė velnio nesijaučiu. Man širdėje jau 8, bet ant paso dar biški mažiau. Gerai. Važiuojam toliau. Aš šokinėjau per klausimus, nes man atrodo, kad kai kur... Čia tavo klausimynas, nesiteisink. Klausimą. Be vaikų, kuo labiausiai didžiuojasi savo gyvenime? Kokiu nuveiktų dalyku? Kad taip, šitą padariau ir aš maladėts. Matai, jau kaip pradeda dabar man protas veikti, galvoju, čia galėčiau išsisukti sakydamas šitą dalyką, galėčiau išsisukti. Bet tu neišsisukinėjai. Tu sakyk, kaip tau atrodo. Aš neišsisukinėjai, man pirmas dalykas, kuris atėjo, kuris dažnai būna teisingas, žinai, tai turbūt, kadangi tu sakai iš karto be vaikų, žinai, nes čia toks obvious variantas būtų turbūt, žinai, be ko nebūtų tų vaikų, be mano antros pusės, be Indrės. Tai gal šituo dalyku, kad tiek daug visokių dalykų turiu omeny, tiek daug skirtingų etapų buvo toj draugystėje, žinai, ir kad vis dar jinai gyvuoja. Nu ir ne tik gyvuoja, žinai, kokia vos ten dega ir įmeti kartais kokią vieną malką. Kad kuo toliau, tuo jinai sąmoningesnė kažkokia tampa. Okay. Ir kad kai vaikai užkniso, yra į ką atsisuk, žinai, o vaikai užkniso. Karts nuo karto. Nu, tokia ta realybė, nežinau, gal čia man tai yra sunkiausias dalykas, koks atsitiko gyvenime, tai tu su tais vaikais suprast juos. Ir iš kur tiek kantrybės turėt, čia nenorėkit, aš užsiveščiau, man čia yra... Aš manau, mes galėsim turėti atskirą visą laidą apie tai. Kur buvo vienas vaikas ir atrodė, sunkoka, antras, eik, šiknon, antras pakeitė viską taip, kad kai atsirado antras vaikas, aš supratau, kad trečio gal man nereikia. Čia, kur, žinai, būna daug video internete, kur, žiūrėkit, mano pirmas katinas, guli visą laiką ten, fainas, glostyt gali. Dėl to aš nusprendžiau įsigyti antrą katiną ir antras, kur ant galvos stovi, laižo sieną, ten priedurinis toks. Aš nekalbu, kad, mano antras sūnus toks, bet jie, kai susijungia du, tai yra kažkoks, chaoso esencija. Kaip Dragon Ball'e. Kur, žinai, jie negali ir kartu negali, ir atskirai negali. Ir tada mes tokie... Ir šiais laikais labai laimingi tie vaikai, žinai, nes mus turbūt augino taip, kad, kažkaip užaugs. Mes jau pagimdėm, dabar jie kažkaip užaugs. Pas močiutę ten kažkas pagelbės. O mes tokie, žinai,
mes taip stengiamės suprasti, ant knygas skaito meilės kalbos, o kokios čia, kodėl dabar jisai va ten dovanėlių taip labai norėtų gauti, o kitų nevertina mano meilės kalbų, kitas Jo, kaip tik apsikabint nori. Bet čia mes jau bėgam, man įdomu klausyti, bet mes jau bėgam nuo to, Taip, nuo tai čia esmės. aš nieko nežinau, ką aš nuveikiau iš tikrųjų. Aš Kas tie darbai, kažkodėl nežinau, nieko pagalvojau aš apie nepadariau. pirmą dalyką, kad tai tau šaus tai pirma mintis, bet matau, kad ne pirma. Nori išgirsti, ką aš pagalvojau, kad tu atsakysi? Man kažkodėl atrodė, kad tu būtum pasakęs, nes tai yra veikla, kurią tu kažkokį darbą nuveikėjai, ne? Tai yra kelionė į Sibirą. Bet čia tokia vienkartinis dalykas. Jo, bet tai yra didelis dalykas, kuris buvo padarytas. Jo, bet matai, kai sakai, kuo tu labiausiai didžiuojas visam gyvenime, Ne, savo atrodo, nuveiktų tokių tipo dalykų, žinai? Ne, gal todėl, kad aš ne vienas buvau, žinai, ten buvo grupė. Okay. Ir aš tai priėmiau kaip grupę ir aš esu grupės dalis. Ir tuo man ir buvo labai svarbi ta visa kelionė, kiek aš jau esu daug apie tai kalbėjęs. Kad tai nebuvo, žinai, individualybė kažkokia. Tai buvo žmonės, kurie turi tikslą bendrą. Ir nei ten tu už mane geresnis, nei aš už tave geresnis. Ir man tai buvo labai naudinga. Okay. Bet tu ir darai tą principą, tu darai tą dalyką vien dėl, tam tikrą prasme kažkiek dėl savęs, bet faktas, kad tas pats veiksmas, jis, nėra į save nukreiptas. Aš tai tą dariau, nes, žinai, man patinka padaryti ir tada pačiam supras, žinai, nueiti į šūdą. Jeigu man sako, ten neik, ten šūdas bus. Tai čia kaip ir sakė. Ne apie misiją Sibiras, žinai, bet, tarkim, neik į Teliką, ten šūdas. Nežinau, gal tau šūdas, aš nueisiu, pabandysiu atsilipti tą, žinai. Ir tada sakysiu, jo, žinai, teisus buvai, gal šūdas ten. Okay. Tai šitoj vietoje aš irgi toks, norėjau, žinai, istorija, kas yra mokyklai. Tai tu paskaitai ir viskas, ir eini toliau. Nes labai daug tos istorijos buvo nutikę. Apie daug ką reikia perskaityti, bet iš esmės tu nieko neužfiksuoji. Tremimai, Jo. Buvo, įvyko, praėjo. O nuvažiuoji ten ir tu tada... kaip mes po to varydavom ten į mokyklas, visokias kitokias įstaigas, žinai, papasakot apie tą misijos Sibiras visą tą veiklą, jeigu taip labai greitai. Ir aš visą laiką pradėdavau savo pasakojimus, aš neatėjau jums papasakoti istorijos. Istoriją jums mokykloje papasakos. Aš jums papasakosiu savo istorijas ir išgyvenimus. Nes aš buvau, aš pamačiau, ne patį tremimą, bet aš pamačiau, kur tai vyko, aš pamačiau kapus, aš juos tvarkiau, aš gavau iš ten išgyvenusių dar kažkokių giminaičių ar likusių ten, žinai, žmonių, kurie kažką vienaip ar kitaip patyrė, jie man papasakojo. Ir man dabar aš visiškai kitaip žiūriu į vieną labai svarbų etapą. Tai tik tiek, bet kad aš ten kažką žygdarbį kažkokį nuveikiau. Dėl to aš ir negaliu žinai. Okay. Gerai, eikim toliau. Girdėjai šitą? Opa, gerai. Dėl ko gauni daugiausiai pastabų? Kaip žmogus, ar ne? Ne, man neįdomu. Aš tau uždaviau klausimą. Man neįdomu. Ta prasme, kaip tu supranti, taip ir atsakyk. Iš mamos ir tėčio, iš darbdavių, iš kolegų, iš draugų. Kaip tu nori. Tai gerai, pastabų. Ir kokių, jeigu išdrįsi pasakyti? Aš nebijau kalbėti apie šitos dalykus. Gerai, iš tėvų labiausiai gaunu pastabų, kad nepaskambinu, kad man nerūpi, kad va čia tas momentas matyti yra toks. Nes, standartinis tėvų momentas. Žmonės supranta rūpestį kiekvienas skirtingai, ar ne? Ir ta prasme, jeigu tu čia maždaug nepaskambinai ir nepaklausai kažko, tai vadinas tau neberūpi. Arba, tarkim, pas mane yra žiauriai blogai su gimtadienio atmintim. Aš tave pažįstu 30 metų. Aš po šiai dienai, aš nežinau, ar balandžio 21, ar balandžio 25. Aš neatsimenu. Nes yra vienas gimęs balandžio 21, kitas balandžio 25. Kuris yra kuris, aš po šiai dienai neatsimenu. Aš spėju, kad tavo 25. Tokia ta mūsų draugystė. Bet man yra labai blogai su šitais dalykais. Aš tiesiog neatsimenu. Aš atsimenu labai daug kitų dalykų, kurie šiaip gali būti, ten neaktualūs, bet skaičiai, gimtadieniai man yra trauma. Gerai, pastabų. Grįžkim. Tai čia yra pastaba. Tai maždaug aš nepasveikinau. Tu gauni daug pastabų, kad nepasveikinai su gimtadieniu? Tarkim, kad aš nepasveikinau sesę su gimtadieniu. Fleksas Facebookas yra. Jo, bet aš nežiūriu ten tų dalykų. Tai tarkim, aš gaunu malkų nuo tėvo už tai, kad aš nepasveikinau sesę su gimtadieniu, nes, Nes tau nerūpi.
Man rūpi. Jis tiesiog Ai, neturi antakių antakių. neturi. Žmonės Aš tiesiog neturiu jie antakių. nežino. Supranti? Žiūrėkit, visi Net- žmonės, kurie neturi antakių, nusiraminkit, jūs neturit ir atminties pasirodo. Taip, tiesiog Teisingai? gigabaitų nėra. Jiems reikia atleisti. Atleisti. Tai va, truputį. atleiskit man, aš neturiu antakių. Negana to, kad tai yra šiaip blogai, kad aš neturiu antakių, bet tai dar ir indikuoja. Atsimenat užtat Einšteinas, kokius antakius? O. Chruščiovas ir visi kiti. Va čia tai buvo. Viską ir atsimindavo labai. Bet tokie va piktamenantis buvo. Jo, ir matyt, čia dar viena pastaba, kurią aš pats savo galėčiau pasakyti ir aš žinau, kad tai veikia kitus. Tai yra, kad aš kartais nemoku pasiduoti ir pralaimėti. Ir tarkim, kol aš nematau to galutinio, ta prasme, tokio, va čia viskas, ne, čia jau yra nebeperžengiamas lengstis, tol aš būsiu tame. Vienoje ar kitoje ar trečioje situacijoje. Tai nereiškia, kad aš bijau pralaimėti, bet aš visą laiką matau viltį. Aš visą laiką matau perspektyvą. Tai yra, kol nėra game over, man nėra game over. Gal tai yra kažkiek susiję, pavyzdžiui, nes aš turiu labai didelę mirties baimę, ne, ir man mirtis reiškia game over. Ir tai yra vienas iš tų niuansų, apie kuriuos aš pagalvoju, žinai, kad tai yra tas pabaigos taškas. Tai dėl to sako, pamiršk, nu ką tu čia galvoji? Nu ne, dar galima. Šitas šiaip jokiai, aš jį galvoju pasilikti pabaigai mūsų klausimyno, aš nežinau, kiek mes eisim dar tų klausimų, bet šitas man yra šiaip jokingas. Kaip manai, Simonai, ar šitas podcastas bus gyvas ir veiks? Lem, aš čia nesėdėčiau, man atrodo, jeigu negalvočiau, kad jis bus gyvas. Bet čia pirminė tokia, žinai, mintis. Duodu pem ant pem, šiaip tai. Nes aš nežinau, čia nuo mūsų, man atrodo, priklauso. Nes jeigu mes norėsim, žinai, kaip santykius kuriant biškį ir kažką prisidėti, o ne, turiu darbų, turiu ir tą, žinai, visi turi įsipareigojimų ir visokių tipų. Čia man nereikia, čia tau nereikia ir kam čia. Tai čia tik nuo mūsų, man atrodo, priklausys. Bet todėl aš dabar pem ant pem galiu pasakyti. Gal šiam ant kem, kad bus labiau. Taip, bet tu tiki. Nu dabar tikiu dabar. Gerai, dabar viskas, dabar tikiu kol kas. Pasakei, viskas. Bet mano smakras gali kitaip tikėti. Kas nors kita. Aš nežinau, kas nuo to. Man atrodo, dabar visą laiką bus kaip žinai, toks šleifukas. Ne, aš galėčiau pasakyti, bet mano smakras sako. Mano smakras kitas sako. Gali būti, kad tu pamirši, nes tu bent akiu, žinai. Čia vizualiuojat mintis. Jūs geri mokiniai visai. Aš dar čia pasidalinsiu paskui kitais dalykais. Žiūrėk, kad jūs jau patys viską galėsite. Viską gerai atsimenu. Jo? Tik smakras tikrai. Smakras apie seksualinę energiją. Nu, tai žinau. Apie daržlumą. Bet kartais jos smakras perima viską į priekį, ta prasme, tai nuo to aš rašausi čia, žymiuosi. Gerai, jau ilgai nekankinsim. Mokausi būti santūri, nes tikrai man po kiekvieno jūsų aš įsivaizduoju. Bet aš irgi mokausi, esu pavyzdinga mokinė. Gerai. Bet labai tau gerai sekasi, nes aš neiškentėčiau tiek. Man atrodo, kad tai bus įdomiausia žiūrėti ne į mus, kaip mes kalbam, bet kaip Rūta reaguoja, kaip mes kalbam. Gerai, važiuojam, tavo eilė. Nu galvoju, jau čia tokius, žinai, mes išsiplečiam. Kalbėdami, užduodami vieną klausimą, mes atsakom į 3 iš esmės. Bet tokia ir yra idėja, mes norim supažindinti su visais dalykais. Tada. Klausimo formuluotė tokia. Ir čia bus mano paskutinis klausimas, aš daugiau tau niekada nebeužduosiu jokių kitų klausimų. Tu paprašai žmogaus, įsivaizduok, taip? Įsivaizduok. Nu, tarkim, kažkokio gero draugo. Taip. Nu, tarkim tavęs. Nu, ne manęs. Gero, aš sakiau, Aleks. Kad tave apibūdintų. Draugo, ne pats save. Taip? Taip. Ir tavo tas draugas arba draugė kažkokia artima ilgokai tave pažįstanti arba pažįstantis turi pasakyti tavo 2 geriausias savybės ir 2 šudiniausias savybės. Ką pasako? Tas žmogus, ne tu. Ne tai, ką norėtum išgirsti, o kaip tau atrodo, kas geriausiai prasiskaito iš tavęs. Bet čia supranti, čia reikėtų klausti, aš labai mėgstu pasakyti, saprasme, ne man spręsti iš tikrųjų. O dabar tu turi spręsti. Gerai. Čia mano žaidimas, gerai? Bet aš jau išsiaiškinau, kad galima žaisti ne pagal žaidimą. Oi, ne pagal žaidimo sąlygą. Nejaudinasi, matai? Jau spardo stalo, jau agresija pagaliau išleidžia. Pagaliau jis gali būti blogas. Jau konfliktiška leidžia situacija. Gerai, matyt, pažaiskim. Gerai, faktas, kad pirmas dalykas greičiausiai, kurį didžioji dalis pasakytų, tai ką aš prieš tai ir sakiau, tas mėgimas pasiginčyti.
Čia gera savybė, bloga. Bloga, nu come on, tai čia yra vienas punktas. Kaip įvardintų geras draugas, negebėjimas nusileisti. Kaip tu pasakysi, nes tu esi gal tas čia geras koks kitas draugas. geras. Gerai, toliau. Aš iki galo nesutikčiau, žinai, nu bet čia vėl Ne, yra tas čia momentas, jo. žaidžiam. Tada antra savybė. Antra šudiniausia. Nu tai bloga, paprastai tariant, blogesnė. Nu vat gal, aš nelaikau savęs labai nepunktualiu žmogum, ne? Aš stengiuosi nevėluoti, bet manau, kad sakytų šitą galbūt savybę irgi. Tik nepunktualus ar nepatikimas? O ne, aš niekada šito negalėtų pasakyti. Šitas kaip tik būtų mano matyti geriausia. Viena iš tų savybių, kurios... Nu tai va, perinam prie gerų. Jo, va šitą... Patikimumas? Ypatingai Kaip įvardint? Ypatingai po paskutinių, pavadinkim, mano, tarkim, darbinės sferos, ne? Aha. Aš tikrai labai dažnai susilaukiu šitą dalyką, kad šitas padarys. Ir man net keista, kad aš, nes aš galbūt nebuvau įpratęs, kad man sakytų labai daug gerų, nes pas mus apskritai sferoje nedažnai sako kažkokius labai gerus dalykus. Tai, tarkim, vat yra niuansų, kur tiesiog ateini, turim Aleksą, tai viskas bus gerai, žinai. Ir toks, ne? Kaip fainai, ta prasme, tai yra toks momentas. Tai patikimumą aš girdžiu, ypatingai paskutinius, nežinau, 3-4 metus. Tai va, o antra gera savybė, matyt, kad išreikštų nuoširdumą. Kad tu nuoširdus? Jo. Atviras? Atviras, nuoširdus, nepudrina smegenų, labai viskas čia ant stalo ir neprisigalvoju kažkokiu. Gerai. Ačiū. Man taip atrodo. Ačiū, mes jums paskambinsim. čia turėtų būti tas tęstinumas iš to video. Ne, gerai, aš tai jau viskas, aš jau kadangi noriu jau rūtos klausyti. O aš pradėjau, tau dar. Ar tu pradėjai? Tu pradėjai. Aš pradėjau. Bet dar turi, matau, davai, paklaus dar Gerai. vieną. Lemba, davai, pasakai, nekenčiu. Nes jau abu po 6. Jo? Užsirašinėjai? Užsirašinėjau. Pavyzdingai. Ne šiaip matai čia. Gerai. Bružina. Gerai, aš turiu porą klausimų, bet vienas yra juokingas, kitas nelabai. Na. Tai pradėsiu nuo šito. Koks komentaras arba kritika apie tave labiausiai pataikė į skaudžią vietą? Komentaras arba kritika? Jo. Tai gali būti iš draugo, gali būti viešai, gali būti kažkur vadviese, nesvarbu. O prisiminėjai jau, tas įkvėpimas gilus buvo. Jo, ne, aš prisimenu, aš vėl galvoju gal apie tuos, kur daugiausiai buvo. Gal mane, nes aš ilgai labai su to kovojau ir, žinai, kol pats turbūt galvoj savo susidėliojau šitą dalyką, tai turbūt, žinai, tas tėvo šleifas labai užknisdavo visą laiką. Nes mano tėtis pakankamai ryški persona buvo ir ypač, kai aš atėjau į tą pačią sferą, žinai, būdavo, ne tėvas. Ai, tokiai, tau žinai. Jo, visą laiką lygino, žmonės visą laiką lygino. Ir man tas lyginimas, toks, duokit man pabandyti kažką prieš lyginant. Dabar aš perėjau į tą, kai, ne toks kaip tėvas. Tai parodyk man 5 tokius kaip mano tėvas. Parodyk man dar tokių žmonių, koks buvo mano tėvas. Nebėra viskas, tai nebus tokių. Ir mano vaikai su to pačiu susidurs. Jeigu jie nuspręs kažkur, žinai, lipt ant scenos, ant pakilos, ant bačkos, kaip pavadinsi, būt matomi, jiemgi irgi sakys tą patį. Arba sakys, tikrai ne daug tėvas. geresnis. Tikrai ne tėvas, daug geresnis. Ačiū Dievui. Tikrai. Aš tikiuosi, žinok, nuoširdžiausiai tikiuosi, kad jiem kuo mažiau, nes šitas, blemba, reikia labai stipriu būti žmogum, kad šitą atlaikytum nuo pat pradžios. O tave tikrai lygins, nori, nenori. Plius, kad pas jūs ir dinastija yra visą. Tai va, ir tai man gal tas būdavo skaudžiausia. Žinai, nes tai tęsiasi labai ilgą laiką ir mane tas užknisdavo žiauriai. Ir aš norėjau būti, dar kitas dalykas, supranti, ir tada tu bandai būti toks, nors ir nebūni toks, kaip turėtum šiaip būti, nes jeigu būtent, koks ten yra tas
banalus posakis. Jeigu nori būti kaip kažkas, tampi kaip visi, nu kažkas į tą pusę, žinai, kur kuo labiau stengiasi būti kaip kažkas, tuo labiau tampi kaip visi. Nu jo, Kad ir kaip banalu, tipo, bet tu įdomiausias toks, tu esi įdomus toks, koks tu esi. Taip. Jo, tai čia tai, ką mūsų profesijoje visą laiką sakydavo, kad būk savimi, nes tada tu esi įdomus. Taip, o tu nueini į castingą, pasižiūrėjęs ir ten bandai atkartoti. Ir pats jau tik koks falšas, dieve mano. Ir pats blogiausias. Jau tikrai nepraeisiu, jau net neišėjęs iš ten, žinai, kad šikna. Ir vienas pats, čia man atrodo pas kiekvieną aktorių, kuris eina į castingą, yra visą laiką identiška situacija. Nueina castingą, padaro, išeina. Blemba, galėjau padaryti taip. Ir tik išėjus, tu pradedi galvoti, kaip tu pats darytum. Na. Ir toks, kodėl aš taip nedariau? Čia organika, čia viskas yra. Ne, tyliai. Ir nepasimokai. Kiek aš vaikštau castingus, kiek tu vaikštai castingus? Nu jo. 15 metų, tas pats per tą patį. Tai turbūt šitie gal kritika. Okay. Čia tokia kritika labai aiški, labai ryški ir labai pasikartojant ilgą laiką buvo. Dabar gal aš jos nebematau, nes man dzin pasidarė, žinai. Okay. Ir mano tėčio jau ilgą laiką nebėra, tai gal ir tas. Tai jeigu atsakiau į klausimą. Jo, atsakei. Jeigu atsakiau į klausimą, taigi gerbiami žiūrovai. Čia būtų ta vieta, kur mes padarytumėm pauzę ir jūs galėtumėt nueiti į tualetą, pasidaryti arbatos, arba parūkyti, arba išjungti ir sakyti, oh my god. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui baigėsi. Bet kadangi mes to neturim, tai įsivaizduokit, kad čia dabar yra pertrauka. Ir ačiū gerbiami žiūrovai, mes grįžtame į antrą dalį, mes labai nekantraujame išgirsti, kągi Rūta rašė visą tą laiką. Ko čia prisirašė? Ir ko čia prisirašė? Minutėlę? Taip. Gerai. Važiuojam? Jo, 1 valanda. Ai, gerai. Tas jau valandą. Tai kaip tik, super, labai gerai. Mes kalbam valandą, mes pasikalbėjom tarpusavy. Rūta, žiauriai įdomu. O dabar važiuojam. Sakinėdamas galvojau, ką rašo. Ne, šiaip tai pradžioj galvojau, po to pamiršau, bet tas turbūt yra gerai, ne? Čia mes apie tą atsipalaidavimą ir apie biškį tokį, kad kažkas stebi truputėlį per petį. Kalbėjom, tai aš ties kokiu antrų klausimu jau jaučiausi pakankamai atsipalaidavęs, bet dabar man žiauriai įdomu. Gerai, tai ką aš čia prisižymėjau, savo irgi pabandysiu pakomentuoti. Vienas dalykas, kad tikrai aktorius tai nuo pašaukimo, tikrai parašyta pasabubė, jie lūpos yra su aktoriaus pratesimukais, bet skirtumas, ne, apie ką atsako tos lūpos, jeigu šiaip gal darysim tokį, kad ir žmonėms būtų įdomu, gal aš tiksiu, ką reiškia, ne kodėl vien tik lūpos, bet ką jos reiškia, ne, tai lūpos aš tikrųjų atsako ir už jusles, kai jūs rinkotės jusles, ką čia išmesti, ko ne, tai kuo putlesnės po žmogų lūpos, to jam sunkiau tas jusles iš principo išmetinėti, tai jam sunkiau yra jas išmetinėti. Tai man lengva turėtų būti. Tau turėtų būti lengviau, nes lūpos nėra labai jau. Tik ne tas jusles išmetinėjai, nes makras sako. Vidinės askezės, to tokio reikia, tai reikia, yra tikrai daug daugiau šitoj pusėje. Čia tai toks biški reikia daugiau valiai susijimti ir susitelkti, nes natūrali pozicija yra patingėti labiau, ar ne? Tokio, šiaip malonumų, džiaugsmą, atėjau gyvenimą džiaugtis, ar ne? O čia jau yra atėjau rodyti, ką nors, ar ne? Dirbti. Jo, ir čia irgi yra vienas iš tų paradoksų, ką aš aplamai girdėjau, kad dėl to polinkio ginčytis, šiaip pas patį lūpą viršutinė yra atkišta į priekį, o kas yra pamokslininko, mokytojo, patarėjo ženklas, tai reiškia labai patinka pamokyti visus kitus. Ir tai irgi yra ne tik tai, kad yra lūpų pratesimai, pasabu tokie aktoriaus vadinamas pratesimas, tai yra, kai lūpos baigėsi ir dar baigėsi šypsena. Jūs kai mėgat, atrodo, kad šypsotės. Jūs mėgat, atrodo, šypsotės. Labai gerą kažką ten sapnuojat abu. Tai čia ir yra vadinamas aktoriaus parametras, kad kai žmogus iš tikrųjų nebūtinai jaučiasi gerai, bet jis gali apsimesti, kad viskas yra okei, užlipti į sceną, padaryti savo šou ir sakyti all is good čia. Žinai. Tai net tie žmonės, kurie ir nedirba aktoriaus darbo, bet turi tą aktoriaus lūpų pratesimą, tai jie irgi moka įsijungti klouną. Jie moka tiesiog gyvenime, kai reikia įsijungti. Aš irgi biškai turiu tą. Aš ir žiūriu, kad kažkas yra tie pratesimai lūpų. Irgi iškvepi ir darom šou, ar ne? Bet tai, kad yra dar ir pamokslininko tas toks uždėtas, tai prie viso to dar patinka iš to kažką tai kitam įrodyti, įteikti. Pamokyti, paaiškinti, ar ne? Pas tave, tas mane kas labai stebino, tai kad Aleksandras labai nori būti tas, kuris tarė paskutinį žodį. Nes šiaip žiūrint į veidą, tai to nepasakytum. Aš apie ką ir sakau, Rūta, atsiprašau. Toks yra iš komplekso labiau turbūt kylantis dalykas, ne iš automatinės sistemos.
nes automatiniai sistemai nėra čia tos alfos tokio, kad čia aš jau labai alfa, aš labai jau čia mokytas, aš jau čia geriau už kitus žinau. Dėl overthinkinimo tai tikrai true. Čia jau kakta tokia, kur ramiai nemiega, čia filosofo kakta ir galvojimas pas Aleksandrą yra labai ypatingas. O čia aukšta ar kokia yra filosofo kakta? Taip, yra ir aukšta, ir jinai iš šono yra tiesi ir su tokiu užlenkimu. Pasisuk šonu. At jeigu šonu pasuks, matai, tokie gumbai yra. Aha, gumbai. Ai, šitie. Čia toks yra pasyva talento gumbai, bet ir pati kaktos forma eina tiesi ir paskui užsivažiuoja viršų. Tai reiškia, kad jisai prieš priimdamas sprendimą turi apžvelgti objektą iš visų pusių. Ir jam tikrai patinka išgirsti, ką tu, o ką mokslas apie tai sako, kokie čia dar yra argumentai, nes tikrai antakiai turi žuvėdrą ir pas tave, ir pas jį. Tai jūs abu to kritinio mąstymo tokio turit, kad, jeigu netiesa, tai netiesa, kažkaip neįrodė, ne? Nes kritinis mąstymas yra nepatikėjau, kažko čia man trūksta. Tai tau tas tikrai irgi nutinka, ar ne? Šiaip yra pačios akys, pas tave yra skeptiko, ypač emocinė. Dar ta darbinė akis tokia dar su viltim. Bet jau ta emocinė, tai šūduva ir tai net savai patinka, nes bus po ką pasikapstyti, ar ne? Tai toks įdomesnis reikaliukas. Bet tai, kad toks jau labai būtų užtikrintumas, dar parodyk man tą kaklą. Jo, storas, užsispyręs. Užsispyrimą rodo kaklą. Storas kaklas turi? Aš nežinau, čia storas. Praktiškai beveik tokio pat veido ilgio. Abu ilgi. Jūs tai gerai, kad jūs čia važiavote į Kauną, o ne aš į Vilnių, nes mano trumpesnis kaklas už jūsų. Tai jums judėt labiau patinka. Tai kai važiuojat, vairuojat, visai patinka. Kai einat, vaikštot, bėgiojat, abu tokie dinamiški. Tai kaip draugai vaikystės, tai po kiemą pabėgioti abiem buvo smagu. Bet kas liečia kaklo storumą, tai tikrai netgi pats patį yra jisai masyvesnis. Pas tave jisai veidas siauras individualisto. Tai ir kaklas nėra tokio pločio, ar ne? Bet vis tiek lengvi kompromisai galimi, kai tu kažkokiu momentu nusprendė, nebenoriu pušinti, atsitraukiu. Va, tu paminėjai tą žodį dzin, aš kviečiu išmokti dar ir dzen, nes jau 40, tai iš dzin judam po biškį į dzen ir tada, nes dzin yra šiaip užknisa, bet aš nenoriu čia. Taip. Nusileidi, bet užknisa vis tiek. Aš lieku nuskriaustas biškį tokį. Taip, bet toks viduje jausmas lieka tokia, tas vidinis alfa galvoja, šūdas kažkoks, gal reikėjo damušt. Gal reikėjo viduje gal damušt. Bet kaklas sako, dzin tiek to, ar ne? Tuo tarpu čia kaklas sako, kur šiaip sistema pacifisto, nes muštis tau labiau sektųsi negu jam. Taip, vizualiai netgi jam labiau sektųsi. Tiesiog labiau atitiktų ir kūno archetipą, ir agresijos kalnelius, ir smakrą. Aš gaučiau nuo jo. Ir tas jau rankas. Atsiprašau, kur yra agresijos kas, sakai? Agresijos kalneliai yra virš antakių. Šitie? Šitie gumbai pas tave yra agresijos kalneliai, pas mane yra talento kalneliai. O pas yra talento gumbai, taip. O agresijos nėra, jis pacifistas. Ir pas jis smakras nėra toks, kaip pas tave, kad ten veržlumo to tokio daugiau. Nes smakras keltas dvigubinasi. Tai reiškia, kad jau to veržlumo, adrenalino poreikio, seksualumo, ryžto, atkaklumo yra daug, ar ne? Pas tave jau yra toks susitarkim, čia yra pulk sistema, čia yra susitarkim, apkalbėkim, čia raskim, ieškokim sprendimo taikaus, ar ne? Ne, kompromisiškais tai tu nesi pats, matai, užsispyręs kaklas, tu neini tą kompromisą, įrodyk ir viskas, ar ne? Bet tu nenori kovoti fiziškai, tu nori tiesiog argumentais kapotis, o jis tai galvoja, užknisai pastumsiu. Žinai, jau užknisai pastumsiu. Vaikystėje taip jis greičiausiai ir darydavo. O jau dabar brandoj nebegražu stumdytis. Kažkaip nemandagu. Bent jau pagaliau. Kantrybės neturi. Tiesiog, bet kantrybės čia yra tikrai mažiau. Tai va šitoj pusėje, kas yra įdomu, kad tu viskai nenusileidi, tai kaklas taip, jis tai liūdėjo užsispyrimą, bet pati sistema yra super tokia draugiška. Žinai, ir kad tu vis tiek ten bandai, pats įsivaizduojamas, kaip gražiai sakė Simonas, kad čia dar ne konfliktas, nors kitas jau žmogus tave mintyse tikrai siunčia, o gal net jau realiai siunčia. Jis jau bando visais. Tu vis dar bandai, tu nesinervok, aš tik čia bandau, žinai, suprasti tavo poziciją ir tau išaiškinti, kad yra ir kitas pasaulio kampas. Tai čia irgi yra apie tokį jau visgi iš komplekso kažkokio kylantį dalyką, kuris, aš kadangi nejaučiu, kad aš galiu atstovėti savo poziciją ten labai plačiais pečiais, plačia krūtine, labai aštrius makru, agresija ir alfa,
o aš tada renkuosi atstovėti savo poziciją filosofų savo, išvartysiu, užvartysiu ir kalbėsiu tol, kol tu pavargsi ir sakysi gerai. Čia jo taktika. Bet čia yra protingo žmogaus sprendimas. Tai šitas tikrai Aš aktorius, ašgi negaliu muštis, man veidas, mano profesija. Tai yra aktorių ir koviniuose filmuose. Jo, bet ten nežalojam. Tai va, tai tu į tuos tokius ir neturi lysti pagal tavo archetipą netinka, bet tas nenorėjimas visgi sutikti ir palikti kitam žmogui teisę būti neteisiam. Tavo batais. Aš Nes mokausi. toks, aš gal čia kaip ta vyriausia teta galiu pasidalinti, nes vienu ciklu jūs tikrai lenkiu jau, nes mes einam tokiais ciklais. Ne? Yra 7-tuko ciklas, yra 9-tuko ciklas ir 12-tuko ciklas gyvenime. Tai kas 7, kas 9, kas 12 metų būna kokia nors biški krizitė tam tikroje srityje. Tai aš vienu ciklu jūs biški lenkiu. Tai galiu pasakyti, kad ateisit jūs į tą tašką, kai sau priimsit visgi, nes čia pamokslininkas irgi, aš irgi turėjau panelės mokytojos tokios parašytos visur, tai kad nėra tiesos. Tiesa yra vienintelė, yra dėsniai. Dėsniai veikia, nežinai tu juos ar žinai, jie vis tiek veikia ir tu net jų nesupranti, kaip jie veikia, kol ten mokslas pagaliau neišsiaiškina. Kvantinė fizika daug įdomių dalykų atranda, ko mechaninė fizika nebuvo atradusi, ar ne. Bet dėsniai jie veikia ir jie yra tiesa, nes jie veikia nepriklausomai nuo tavo požiūrio juos. O tiesa visada yra subjektyvi. Net jeigu tu remiesi mokslo įrodymais kokiais ir teiginiais, tai tiesiog mokslas taip įrodė šiandien. Mokslas dar pažengs ir tai, ką mokslas buvo įrodęs prieš 1000 metų ir prieš 3000 metų mano teorija, visa šita, kurią aš čia dabar operuoju, veidoskaita, 5 elementų, asmenybių tipologijos, astrologijos, visam tam yra ten 3-5 tūkstančiai metų, ten astrologija labai senas yra, iš tikrųjų vis dar laikoma ezoterika, nors jeigu padarai aprašą žmogaus, tai skaitai kaip instrukciją ir galvoji, ar mes programėlė gal čia, žinai, ar kaip čia yra, tada kaip taip gali būti, ar ne? Tai iš tikrųjų tai, ką padaro mokslas šiandien, dar nereiškia, kad mokslas neatras dar kitų dėsnių, kurie parodys daug platesnę perspektyvą, po 1000-mečio, ne? Mūsų progresas, visas tas technologinis yra didžiulis, tai kai tu laikaisi kažkokios pozicijos, kurią turimi ten mokslų, asmeninę patirtim, savo žiniom ar kažkam ten realiai tau atrodo faktais, vis tiek jie yra subjektyvus tavo išgyvenimas ir tavo subjektyvios žinios tai akimirkai ir jos yra ribotos. Tam tikrą prasme taip, bet iš vienos pusės, jeigu žmogus paėmė, padarė, pavogė. Aš iškart su tavim sutinku, nenoriu ginčytis. Nepradėk, aš tau iškart sakau, nelaimės. Aš iškart su tavim sutinku, aš tik išreiškiu savo poziciją, gerai, kad tiesa yra subjektyvus dalykas. Ir jeigu tu šitą savo įsisąmoninsi ir tu ir aš galėsim kalbėti kiekvienas iš savo batų, ar ne, jūsų kūnai pasakos dar kitą istoriją, mokslas dar kitką apie jūs papasakos ir neištyrė ten jūsų kraują, kam jūs alergiški ar nealergiški ir tai dienai. Tai viskas pasikeis. Faktas yra, kad viskas pasikeis. Tu pasikeisi, tavo požiūris pasikeis ir tiesiog gyvenimas yra nuolatinis pokytis. Tai vat su tuo galim sutikti kaip su dėsniu, kad viskas kinta. Čia jau. Ir nepasikeis, ar ne? Irgi įdomus reiškinys, nes vėlgi čia jau galima irgi sakyti, kad alergijos didelė dalim yra psichosomatiniai irgi dalykai ir kadangi ta pati kvantinė fizika, jie ir medicinos žmonės jau su jie, kas kalbasi ir domisi, kad visgi pirma banga yra, po to yra materija ir tu gali keistis, tavo kūnas gali keistis. Ir tai, kas tau dabar yra alergija, nebūtinai bus alergija vėliau. Ir tai, kas tau nėra alergijos, jinai gali atsirasti. Tu gali atsirasti alergija ten šalčiui, nors tau jos niekada nebuvo, ar ne? Nes labai daug dalykų priklauso nuo to, kokioje tu būsenoje esi. Tai aš sakyčiau, kad tas, ką aš tokį savo užsifiksavau, kas mane pačią stebino, kad tu niekaip nenusileidi, tai toj sistemoje jau tokio čia tanko tai neparašyta. Ir tai yra kažkoks iš vidinio noro įrodyti, kad aš visgi uždėsiu paskutinį tašką. Gerai, aš priimsiu tai. Tai aš leisiu tau, žiūrėk, pažangą padaryti, tu nusileidai, kad tu priėmi ir teisingai priėmimas kito žmogaus teisės į klaidingą nuomonę irgi yra
Tai jis čia tą patį ir Išmintis. padarė. Tas ir padarė. Kuo garsėja. Tai iš jisai to esmės. ir garsėja. Ne, taip, Nu, aš tu taip durnelį nuskaičiau. gerai čia kalbėk, Ne, Aš aš vis tiek ne žinau. žeminu, kitų Aš nereikia. Ne, tikrai jo. nusiskaičiau apie Aleksandrą. Labai man patiko tas pasakymas jo, kad jisai šiaip tai tarp eilučių sakė, kad norėtų užmigdyti savo sąžinį ir pabūti biški blogiečių be sąžinės bent savaitę. Tai pagyventi be sąžinės savaitę, nes jinai jam neleidžia gyventi tą sąžinę. Tai iš kitos pusės sąžinė yra laikoma sielos balsu, tokiu, kaip, kad sąžinė yra mūsų vidinis kompasas toks, taip kaip mus kreipia mūsų, nes yra žmonių, kur mes sakom, nu ką, jų sąžinė negraužia ir jų negraužia. negraužia. Ir jų negraužia, nes jie... Pavydžiu aš jiems. Aš nesuprantu, kaip taip eina gali būt. tikrai per savo vibraciją, toks yra jų organiškas impulsas, jie taip daro ir tai jų negraužia sąžinė, nes jie neįsijaučia, kad jie ne taip daro, kaip turėtų daryti. Tai kai sąžinė graužia, tai reiškia, tu pradėjai pamesti kryptį. Tu judi ne ten, kur turi būti. Ne? Tai aš iš tikrųjų matau čia tą gerą žmogų ir tiesiog linkiu tam geram žmogui ir save pamilti, kaip sakiau, bet kai užaugino močiutės, nenuostabu. Ir ne, kad žmogus labai Palepintas. rūpestingas. Nu, jisai užaugo labai su daug rūpesčio. Mes esam kaip visi, kaip veidrodėliai, mes atspindim tai, ką gavom. Tai jeigu tu užaugai apsuptas to tokio padidinto rūpesčio, nes močiutės visada rūpinasi taip. dvigubai nei mamos, ar ne? Tai tu augi toj moteriškoj rūpestingoje aplinkoje ir meilę pradedi suprasti kaip rūpestį. Ir tau tai tampa meilės kalba tokia, rūpintis. Taip. Tiesiog, ar ne? Tai man tas buvo toks irgi, tai tikrai, kas čia dar dėl tų dalykų, kur čia punktualumas, nepunktualumas ir ta atmintis, tai tikrai jau mes, gal ir, minėjau, aš jau prieš, Ne, aš jau ant pamiršau. akių, kai nėra, tai taip jau yra. Aš iškart pamačiau, kad žmogus kaip ir aš be ant akių, ar ne, tai čia tikrai bus išplaukę, nes tai yra vizualinė vaizdinė atmintis. Žmonės atsimena vaizdus, bet sunkiai atsimena kartais informaciją ir kartais kai kas tiesiog iškrenta. Ir tokiem žmonėm ir laiko pojūtis labiau išplaukia, nes jie nelaiko gerai dėmesio, todėl punktualumas kartais yra tiesiog laikrodis vidinis tai eina. Jeigu tikrai labai ten svarbu, tai kažkur ten su tas nerimas pradeda vidinis kirbėti, pažiūrėk į laikrodį. Bet iš principo tai yra tikrai išsibliūrina, įkrenta lengviau į tokį, laiko nebuvimą. Tavo atveju, kai tie antakiai visgi matosi, nereikia jų paryškinti niekam grimeriam, tai tau ir informacijos valdymas yra toks, kad tu tikrai geriau atsimeni, geriau suvoki. Bet to yra elemento metalo labai čia daug pas patį metalą. O kur jisai yra? Krūtinės zona jau tokių gražių trikampių pastatyta. Čia metalas kažkoks skaitosi? Taip. Terminatorius visas. Ir ką tai duoda? Lūpytės metalinės. Nosis tavo žemė, bet irgi tokia uola. Uolo yra ir daug metalo, nes žemė be metalo yra dirvožemis. Ką tas metalas daro? O metalas, kaip gyvenime, kaip gamtoj, ko faina ta kinų 5 elementų teorija, jinai duoda labai aišku archetipą. Kai aš jau sakau metalas, jau visi susidarė jausmą apie tave, nes tu turi santyki, kaip metalas. Šaltas kaip metalas. Aštrus, šaltas. Nepajudinamas. Tikslus, nes metalas yra tikslus, nes pjauna varnės strėlės, angailis, adata, peilis, viskas yra aštru, konkretu. Tokių aštrių juokelių labai moka pataikyti. Taip, tokie aštrus visokie sarkaščiukai, pastatymai į vietą aštriai, taip, trank visur. Ir metalo viena iš savybių yra tikrai tikslumas ir tiesiog viduje šypsosi, nes absoliučiai visi metalo bangos žmonės, jie visada sako, kad, tu negerbi mano laiko. Čia tipinė frazė yra, tipo, nes mano laikas tai tikrai yra svarbiausias, taip, čia tikrai taip yra, kad kiekvienam mūsų laikas yra šiaip aplamai iliuzija, nes nėra laiko, laikas yra tik čia ir dabar. Ir pavėluoti savo gyvenimą šiaip objektyviai neįmanoma, nes tu esi ten, kur turi būti, taip, kaip turi būti geriausiu manų būdu, nes scenarijus yra, jau čia yra kita tavo savybė, kontrolė. Nes yra ir žemės elementų labai daug ir kontrolės, dėl to yra labai daug, nes vyriška žemė yra, pat yra moteriška, rūpestinga žemė, ta tokia motiniška žemė, o čia ta tokia vyriška uolinė žemė, kuri tipo kontrolė, aš turiu kontrolės ir iliuziją, tai ačiū Dievui, kad bent išminties yra tiek, kad pasakyti 50-50, nes tai jau yra supratimas, kad ne viską kontroliuoju.
ne viską galiu nuspręsti. Ir vis tiek pasukai, kalbėdamas į tai, kad, čia nuo mūsų priklausys, kaip čia mes elgsimės, iš tikrųjų ne. Priklausys ir nuo to, ar žmonėm įdomu, ar jiem tai yra aktualu. Nieko nepriklausys. Nepriklausys, čia priklausys tik nuo to, ar aš ateisiu ir... Taigi metalas. Taip, aš Jeigu galiu. aš nesurūdysiu, aš galiu. Taip. Aš galiu, nes metalas tikrai yra labai tikslus, labai punktualus ir visada labai nori tos prabos, o to tokio, kad mane pažymėtų. Va, praba, koks geras gerbė mane ar negerbė mane, ar ne? Tai va čia mane gerbė mano laiką. Tai tas tikrai irgi pas patį parašyta, kad ta pagarba yra itin svarbi ir čia jau persi taip organiškai norisi pasakyti ir apie tuos autoritetus, nes kai tu kalbėjai apie žmonės, kuriuos norėtum kalbinti, labai aiškiai pradėjai kalbėti visiškai kita intonacija, kai kalbėjai apie pavardę žmonių, kuriuos tu tikrai laikytum autoritetais, ypač jau Kazlas, supratau, kad jum abiem yra dievas, tam tikrą prasme. Jis toks nepasiekiamas, nes jis niekur neina ir tai gal iš to, jo. Nepakviečiam. Bet ne tik iš to, kaip jūs apie jį kalbat, kokį jūs jausmą įkrentat būdami šalia jo, jis jums akivaizdžiai yra autoritetas. Ir čia aš noriu tokį irgi, kad gal žiūrovam bus įdomu pagalvoti apie tai, kaip jų gyvenime tai dėliojasi, nes kiekvienas žmogus yra kaip planeta, jis yra kaip fizinis reiškinys, jis turi tam tikrą energetinį lauką, jis turi savo informacinį lauką, emocinį tą lauką, ar ne, tam tikrą fizinį, kiek jis erdvėjai užima, atkovoja erdvės ir kokį įspūdį ar ne kūnas palieka čia ant jo rautis ar nesiraut, žinai, koks šitas kūnas, smulkus, trapus, pažeidžiamas, stiprus labai ar ne. Tai mes visi esam kaip planeta ir kiekviena planeta turi savo palydovų ir kai planeta žiūri į palydovą, jis žiūri žemyn. Jinai galvoja, čia aš tau duodu, čia aš tave suku, čia aš esu valdovas tavo. O palydovas žiūrėdamas į planetą žiūri į viršų ir galvoja, visi aplink mane suktis, aš noriu apie tave suktis, aš noriu matyti tai, aš noriu žavėtis to, ar ne? Taip. Ir kartais būna sutinka dvi lygiavertės planetos ir du lygiaverčiai reiškiniai fizikoje vienas kitas stumia, nes abu laukai yra vienodai stiprus, nėra galimybės pritraukti ir įsukti į savo lauką, ar ne? Tai kai susituri su lygiaverčia asmenybė, tarsi yra toks tiesų žvilgsnis, tu žiūri tiesiai. Tai jeigu jūs pasistatytumėt bet kurį savo žmogų pasaulyje, ten sutuoktinė, vaikus, močiutės, tėvus, autoritetus, jūs pajausmėt, ar jūs žiūrit į viršų, tiesiai ar žemyn, energetiškai, užsimerkia, ar ne, nesvarbus tas žmogaus ūgis, ir net nesvarbus yra dar gyvas šiam pasaulyje, nes galima turėti planetą jau mirusią, bet tai vis dar yra žmogus, kuris formuoja tavo pasaulėžiūrą kažkokia, ten yra tau pavyzdys, ar ne? Tai vat, kai tu kalbėjai apie Kazlą, tai intonacija buvo kaip čia apie tą jau planetą, kur aš jaučiuosi, kad ten yra kažkoks gilis, kurio aš dar neperprantu. Ir man dar čia reikia naro kostiumo kažkokio, kad aš suvokčiau, kas tas žmogus yra. Kai minėjai Sabonį, irgi jautėsi tas toksai, kad čia tikrai būtų autoritetas pakviestas. Dalia Grybauskaitė jau buvo tokia intriga, atsirasdavo balse. Gal įmanoma? Gal tai įmanoma būtų perprasti? Gal ne, čia toks buvo, kad aš nežinau, ar man jį patinka, ar jį man autoritetas. Ne, man bet labai kaip patinka. Ir autoritetas. Va toks autoritetas, bet aš kažkur ten biškai jau ir pradedu ne tik žavėtis, bet ir bijoti, nes nesijautė, kad bijai Kazlo ar ten Sabonio, nebijai tu jų. Dalios Grybauskaitės yra tam tikra misterijos dalis jos, kurios tu nesupranti ir tu jos jau biškai ir bijai, ir tas tonas jau toks yra kaip ir žaviuosi, bet ir bijau, ar ne? Nu ir kai jau apie Gitaną prakalbai, tai aš tikiuosi tos tinklalaidės nematys. Tai nes tiesiog tikrai pasikeitė intonacija ir supratau, kad ten nėra planeta tau. Tai va, tai čia toks apie planetas ir autoritetus, o kadangi daug labai metalas iš vis pats labai nori būti pavyzdžiui ir autoritetų, todėl iškart organiškai važiuojant į lyginimą su tėčiu, ne per dzino per dzen, tai yra iš viso, natūralu, kad jis tau savaime kaip tėtis yra tavo šaknis ir savaime yra autoritetas jau nuo prigimties. Tai čia vat buvo tas, kur kaip tigriukui tapti tigru.
Liūtas karalius. Tai reikia išeiti, reikia būti išvarytų, ar ne, iš genties, išeiti, vienam eiti ir ten kažką daryti, kad nesilyginti, nes šešėlis krenta ir tas šešėlis per didelis, kad mažas užaugtų, nes vėlgi reikia suprasti, kad tavo tėtis, jisai tą autoritetą užsitarnavo per ilgą laikotarpį labai, o tu esi jaunas žmogus ir tu dar šis pats nežinai, kas esi ten paskui per 10 taip, po 20 metų jau tau taip atrodo, ar ne, o dar 10 metų dar kitaip atrodys, bet čia irgi labai jautėsi, kad paties labai svarbi tema yra būti autoritetu ir kaip aš tuos autoritetus aplamai priimu gyvenime, su kokiais žmonėm aš iš vis noriu bendrauti, nes čia yra visur jau atsiranda vertinimas, nes žemė yra ar verta. Tai pas tai 2 pagrindiniai varikliai yra ar verta ir aš galiu. Aš galiu ir ar verta. Čia gyvenimo tokia pagrindinės 2 ašys, per ką tu viską vertini. Ir labai gražiai šitoje vietoje dar santykių dalis, irgi jeigu užbaigti, tai kas taip veide ir kūne, tai atsisuk dar prieš žandikaulį, Taip, mane tiesies, mato, tai aš jau mačiau, kiek tu daug gali, viską žinau. Linkiu, kad žmona tai irgi žinotų ir kad viskas ten vyktų ir kaip jis ten sakė, kad dar dega. Pagal smakrą ir pasakė, iš tikrųjų, kad dar tikrai dega ir širdį ir smakre. Tai žandikaulis visgi sako, šiaip paties žandikaulis yra šitoje vietoje visgi vanduo. Ir čia mes nesam vienas elementas, mes esam miksas. Tai santykiuose aš tikiuosi poilsio. Natūrali sistema, prigimtinė sistema yra santykiuose aš tikiuosi poilsio, nuotykio, atsipalaidavimo ir va to tokio malonaus emocinio krūvio. O gimė 2 vaikai, santykiai nebėra tik malonus krūvis. Ir tas UAB šeimos aspektas jau pradeda drebėti, nes kadangi pirmas elementas visgi yra žemė, tai santykiuose tu jungi UAB šeimos, kur tu direktorius. Mažoji bendrija. Mažoji bendrija direktorius, savininkas, ne viso šito. Karalius. Ir tada šalia to yra noras, kad tai būtų UAB spa, kad tai būtų poilsio zona ir kad aš čia visur su ta jau ambicinga, didelė nosim, varau, darau, viską čia nuverčiu kalnus, tampu ypatingų, gaunu tą išskirtinę prabą, grįžtu namo pailsėti, o ten, visai nepailsėti grįžau, pasirodo. Ten dar 3 nosis yra namie. Tai va, ten irgi visko yra ir prasideda žaidimas ir labai faina, kad tu aplamai tą didžiavimąsi uždėjai, nes tikrai šitoj vietoj, jeigu tavo pirmas elementas nebūtų žemė, tai gal tu jau būtum ir kažkur norės pabėgti, nes tavo poilsis visgi yra šeima. Ir jeigu jisai nebėra geras poilsis, tu pradedi nenorėti grįžti namo. Kas sakė, kad jis nepabėga? Kur čia man kokio darbelio pasiieškojus papildomo, žinai? Tai šitas santykių tema tikrai yra kažkas, kuo gali didžiuotis, nes natūrali vandens reakcija yra, kadangi santykiuose padėtas tekėjimas, tai ten, kur negera, nebūti, tekėti toliau, ištekėti. Tai, kad tu renkiesi būti, aš tau dedu prabą, kad smagu, kad tu renkiesi būti ten, kur tau nepatogu, kur nėra tik tai poilsis, ne? Tai čia iš karto gauni tokį savo medaliuką, kas patinka ant metališkos krūtinės, labai gražiai guli medaliai ir antpečiai visada. Tai kad visai faina, kad tu nepabėgi iš to ir kad lieki ir ieškai kaip pakurstyti, kad tai dar vis degtų, ar ne? Nes kai tau nebedegs, tikrai bus blogai, nes smakras sako, kad turi degti, žandikaulis sako, turi džiuginti, ar ne? O lūpas sako, galiu biškį ir pakentėti. Svarbu manęs ten klausyti. Svarbu, aš pirmas, toliau mes galim. Aš pakentėsiu. Biškį galiu ir pakentėti. Šiaip man įstabu, kad taip gana santūriai sėdi, ten kartais pirštukus pajudini, kai jis per ilgai kalba, arba aš dabar pradėsiu jau nebidomiai kalbėti, stebėkit, pradeda judėti pirštukai. Tai yra jo kūno kalbos. Aš atkreipsiu dėmesį. Man nebepatinka, man neramu, aš jau noriu išeiti iš tos temos, arba aš noriu keiti kažką kantrybę vėl. Čia va, kantrybės nebuvimas, jam išeina pirštukų judinimas. Aš supratau, aš kalbu. Nuo šiol aš žiūrėsiu į tavo rankas kalbėdamas su tavimi. Ir žinau, kad jau reikia keisti temą. Aš ir pats pastebėjau, kad aš taip sėdžiu kartais, po to galvoju, jaučiu, čia kažką reiškia. Ir tada... Čia ir reiškia, kad man jau nebėra komfortas tame, aš noriu judėti toliau. Nes šiaip sistema labai judri yra prie viso to. Kaklas labai ilgas, makras labai tas toks į priekį važiuojam. Energijos, kaip pas krepšininką, galima į filtrumas, yra filtrumų vadinamas šitas grevelis tarp nosies, pažiūrėk, pas jį nykštį galima įstatyti.
matai? Nu, jo, aš praktiškai. matau, aš Nei pas tave, nei pas mane Nebe šitaip šansų. nėra. Čia mes neturim šitas tiek tipo parko. Jo, jo. Jo. Filtrumas. Čia energijos yra labai, labai daug. Čia čiaupas energijos yra atsuktas maksimumu. Čiaupas. Jo, ir aš, kadangi nemažai analizuoju ir sportininkų, krepšininkų, tai pas sportininkus labai dažnai gali įstatyti nykštį. Ne mažą pirštelį ten kaip pas mane, ne pas kitus ten vidutinį, o pas tave realiai nykštys telpa. Tai Čia, kad kad užčiaupt reikia didesnį energijos, pirštą. ne, čia energijos Neužtenka yra šito. tiek, kad galėtum šiaip santykiuose ir haremą turėti. Arba labai aktyviai sportuoti. Katinam. Katinam šito nesakom. Žmona pažiūrės, Čia nebūtina, žinoma. Čia nebūtina, tai žinot, bet čia tiesiog yra energijos bomba. Čia yra labai, labai daug energijos fizinės. Jau ir kojytė juda, jau kitas nerimas. Čia jau yra ta vieta, kur maždaug, gal išeis per daug į viešumą, nes nenustepk, jeigu to pradės rašinėti dabar kažkas per Messengerį. Kada nerašinėjo? Taip. Bet tikrai, kas dar va tokio tas tokio, kur va jūs ko nepaminėjot, ar ne vienas apie kitą, tai pas patį patinka labai pabūti vienam. Tikrai labai patinka pabūti vienam. Čia ne tas žodis patinka. Yra tas malonumas. Vienatvė yra kaip malonumas. Oi, medus ausim tęskite. Ausis tai sako, kad tikrai išminties yra. Yra to nepaklusnumo, noro, kad kiti ten... Pažiūrėsiu, ar nervai laiko. Gerai, man smalsu pasidarė. Čia išnypsi dabar. Palankstysiu ausytės. O ką čia reiškia? Vidutinė ta nervus. Jeigu lankstu, tai ką? Čia, žinok, irgi panašiai. Vidutinės jūsų nervus. Nu, ateik čia. O ką, gal nesilanksto? Tai va, mano kieta, stipri nervų sistema. Ai, čia kuo tvirtesnė tos... Kuo tvirtesnės. Nu, dabar visi žiūrovai... Visi žiūrovai. Dabar visi atlepausiukai daro. Leidžiam pasakyti, ką reiškia, kad nedarytų tiesiog prie ekrano. Ir pasičiupinėjat savo partnerių, ten ir kitų žmonių, ar ne, kam jau galima. Šiaip aš darbo pokalbiuose labai norėdavau tai padaryti, bet kažkaip... Bet dabar negalima. Darbo pokalbį pradėsim, ateik čia. Nes labai daug galiu matyti, bet kai ką reikia paliesti ir negaliu, ar ne? Nes čia rodo, kiek žmogus viršvalandžių gali dirbti. Tai aš galiu daug dirbti viršvalandžių. Jeigu kuo tvirtesnės ausis, kuo tvirtesnės ausis, tuo... Nervų sistema stipresnė ir tuo ilgiau žmogus geriau atlaiko stresą, tuo labiau ilgiau atlaiko darbinę maudą tą tokį, žinau. Tai gali varyti 14 valandų. Tai va, tai aš galiu daug. Aš kokias 8 man gana jau. Vidutiniškai, tai 8 ir užtenka, o tada jau į fizinį sportą ir judesi dėl malonumo. Ten dviratis, bėgimas, nežinau, sportas, kažkas, nes tikrai reikia išreikšti labai daug tos fizinės energijos. Bet fizinė energija, jinai nėra emocinė, jinai nėra psichinė. Nėra fizinė. Tiesiog reikia išveikti. Nu, tas toks biški alfos tos yra, kur reikia tą... Darbinį šuo, kaip aš sakau, reikia... Alfiuką išvesti pabėgioti. Jo. Darbinis arklys. Nu, arklys šuo, jo, kažkas iš tų, žinai, veislių. Jo, nu gerai, tai aš jums galiu čia normaliai dar daugiau, bet aš dar turiu keletą klausimų. Tai paliksiu, gal dar mažu išlys, ar ne, bet šiaip tas nemėgstu būti antras, tai čia iš tos alfos, nu kaip jau alfa ir dar antras, nu tai nesupratau. Alfa tai pirmas. Nu, jeigu jau alfa, nu, tai tada gerai. Jeigu bandos gaujos vadas Kazlas, tai gerai, tiek to, aš būsiu antras. Bet jeigu bet kuris kitas, tai pasitrauk. Arba aš išeisiu, susikursiu savo bandą, nes aš noriu būti alfa. Kas jisai yra? Jeigu aš esu metalas, kas jisai? Ne, pas tave žemė su metalu. Žemė metalas. Nu vis tiek tokie... Žemė, metalas, vanduo, ugnies yra šiek tiek. Žemiški labai, nežinau. Čia medžio mažiausia pas tave. Tai kur aš? Medžio mažai. O jisai kas yra? Nemedinis žodžiu šitas žmogus tikrai. Ne buratinas. Jo. Tai žemės banga pas jūs abu yra, irgi čia yra žemė, tik čia moteriška žemė. Ai, jo, sakai žemė. O čia yra dirvožemis toks labiau, ar ne? Čia labiau jau yra ta žemė. Juodžemis. Bet aš galiu būti antras. Gali, dėl to aš ir draugauju tiek metų, nes jeigu tu būtum irgi alfa, tai jam nebepatiktum visai. Bet jisai antras vis tiek tik dėl to, kad, nu gerai, būk tu pirmas. Aš vis tiek geriau žinau. Gerai, kad jau ausis didelis, jis ilgai gali tavęs klausytis ir moka biškį kažko jau ten nebegirdėti. Nežinau, valandą važiavam normaliai. Vedybinis kurtumas nutinka, žinai, nes kai jau žmonės draugauja 30 metų, tai jeigu tai pasižiūrėtume, tai jūs vis tiek esat pora, tik tai, ne ta jau santykių pora, bet ta draugų pora, kur 30 metų jau reiškia iki mirties. Jeigu aš jau tiek ištvėriau, tai dar ir galiu ištvėrti. Neapsimoka naujų ieškoti. Jau gali būti, koks tik nori. Gyveni, nereikia kartu, zin, pakentėsi. Priimu ir viskas. Jo, tai šitoj vietoj pas jį žemė minkšta
ir kas yra, kad uola su uola, jinai trankytųsi, metalas su metalu trankytųsi. Bet kadangi yra minkšta žemė, o čia kieta, tai papėdė ir kalnas, ne? Tai pasak tavęs, mes dėrėsim čia, ne? Mes galim daryti tai, ką darom. Taip, jau neblogai. Tik reikės tau suprasti, kada jau pirštukai juda ir kada tau reikia tildyti. Žiūrėsiu, kada jau pirštukai, tai aš prisiminsiu, kad aš tik antras. Kitas dalykas. Alfa. Pas patį irgi yra ir metalo, nors jis, man atrodo, irgi tiesi pasuk šonų, taip tiesi, bet jinai, matai, yra tokia minkšta, apvali, daili, tai metalas yra moteriškas irgi. Jis visas toks moteriškas. Mačiučiau užaugintas, bet ir genetiškai. Reikia suprasti injanę, ne? Mes labai, kai sakom vyriškas, moteriškas, žmonės dažnai įsiskaudina, nes tu kaip aš vyras noriu būti vyriškas, ar ne, aš moteris noriu būti moteriška, bet kinai sakė, yra injanė aspektas, tai tiesiog yra vyriška energija, moteriška energija, čia nėra lytiškumas, ne? Ir nėra, šiaip tavo paguodai minkšta laimi prieš kietą. Pagal kinus in įveikia jan, nors jie abu yra labai svarbus ir abu labai yra lygiaverčiai. Matai, kaip iškart išsitęsiu. Bet, jūs patys suprantat, į vandenį minkštą, tu su kardu dauži, kiek nori, tam vandeniui dzinzen. Nes minkšta laimi prieš kietą, nes nekovoja. Nes kietas samurajaus dėsnis yra, nepradėta kova, yra laimėta kova, ar ne? Tai iš esmės išvengti kovos reikėtų labiau. Ir čia mes ateinam į tą mano kovą protų, žinai. Taip, ir čia jis, kur pradeda matuotis, kadangi pas jau aukštesnė kakta, pas tave medžiotojo kakta, greiti sprendimai, kad ir strategija žiūrėti toli, bet sprendimus noriu priimti greitai, nenoriu ilgai virškinti labai, nes nervas ima. Čia tai aš noriu pamiegoti su to, aš noriu su to pabūti, aš noriu apie tai pakalbėti, aš noriu padiskutuoti, išgirsti įvairias nuomonės, tada sudaryti savo, viską apžvelgti, sureziumuoti ir padaryti išvadas. Ne, tai čia toks daug ilgesnis procesas ir jau čia yra, oh my god, aš su juo draugauju, kodėl? Kuo tu daugiau apie jį pasakoji, aš labiau galvoju, kaip aš su juo draugauju. Ar jeigu aš tau užduočiau dabar vėl klausimą, ar tu tik iš podcast'o ateitimi, arba ko aš labiausiai tave užknysiu, ar keistusi atsakymą? Ne, čia yra tas, kur, žinai, kur tu galvoji, to, ką pats nemoki, tai tas erzina kartais, žinai, kur, Dieve, leisk man pagalvoti su šitą idėją, sakyk dabar, tu žinai, tu viską žinai. Ne, man reikia dar permiegoti su tą idėją. Fuck jūsų savo idėją, mano yra dabar, darom, mes žinom, ko mes norim. O dar pokyčiuose ugnis pasiėmė, tai reikia čia ir dabar. Kartais užsidega. Čia ir dabar užsidega. Sorry, užsidegiau. Taip, užsidegiau, ar ne? Pas patį metalas yra moteriškas, pas jį vyriškas. Jūs abu panašus, ne? Žemė, metalas. Tik jo yra vyriškas pradas, tavo moteriškas. Tai ir metalas yra apie grožį. Nes moteriško išaiškoj metalo banga yra estetika. Mes darom papuošalus, mes darom vazas, ne, kažkokius gražius indus. Tai yra tiesiog apsaugos atveju šarvas, ne? Jis irgi yra ir gražus, ir jis apsaugantis dar yra, ne? Tai tau yra iš tavo moteriško metalo, tai yra daugiau apie intuityvumą, apie pajautimą estetikos, grožio, inteligencijos, tokios lengvos aristokratijos. Labai, aš kadangi tik vieną kartą gyvenimą Aleksandrą prieš tai mačiau, tai mačiau su ta peteliškė ir tokiu gražiu barchatiniu ten švarku ir toks jis visas atrodė kaip grafas iš kažkokios praeities atvykęs į laiko mašiną. Dabar matai, kad moliūgas. Šiandien jis tai, sakau, aš atėjau pagal tą jau jo tokį barchatinį švarką, tai pati biškai pasipašiau, atėjau už megztukų, viskas čia visai kitaip, šiandien mes pankuojam. Mes kauzi. Tai va, tai tas metalas vis tiek yra apie estetiką, aplinkoj, visame kame, pačioj kalboj ir ne mandrume žodžių, palyginimuose, metaforose ir panašiai. Minties raiškoj. Jo, minties raiškoj, gražioj, estetiškoj, kultūringoj ir ne. Tai va, tas metalas toks neaštrus, nekovingas, bet labai vis tiek norintis būti teisus. Ne, nes ir čia nori būti teisus, ir čia nori būti teisus, ir čia praba, tai kaip čia dabar yra. Tik čia akivaizdu, kad sidabras labiau minkštas metalas, iš kurio formuojasi čia toks daugiau geležis grūdinto, nerūdijančio plieno, kur jau taip nenori čia, žinai, būti labai vertingas, nori būti stiprus ir galingas. Ne, tiesiog. Tai čia daugiau yra, kad aš jau noriu būti va taip, minkščiau. Tai iš tos pusės žiūrint pas patį,
tas nepunktualumas, jis ir patį labai erzina, nes yra to metalo, yra ta nosis tiesi, norisi laikytis taisyklių, laikytis susitarimų. Ambicijos irgi tikrai nemažos, tai tos scenos irgi ne tik dėl lūpų užlipta, noras būti matomu yra labai. Tik tai smakras yra tiesus apie estetiką daugiau, pasuk dar šonu. Yra šiek tiek pamatuotai, galiu kažkiek rizikuoti, bet labai įsivertinęs, labai pamatuotai ir galiu rizikuoti kažko. Bet šiaip pati sistema yra, aš noriu būti tikslus, bet mano antakių nėra, aš išplaukiu. Ne, aš tiesiog neučiu laiko, aš kažkur... Aš va šitoj vietoj pasiginčysiu. Esmė yra tame, kad man tiesiog atrodo, kad aš vis tiek spėsiu. Aš matau laiką, aš matau laikrodį, bet man atrodo, kad aš vis tiek spėsiu. Negali tu galvoti 40 metų, kad tu spėsi. Iliuzija. Tai būtent gyveni iliuzijai, kurią pats Bet tai nereiškia, kad aš išplaukęs ir aš nematau ir negirdžiu. Reiškia, nes tu leidi savo būti išplaukusiu. Bet jis vis tiek jaučiasi labai patikimas ir pasaulis tai atliepia. Čia dar didesnė problema. Ir čia yra šiaip pats pagalvok, ne? Kaip įdomu yra. Aš nemoku nusileisti, visada siekiu savo, esu kažkiek biški nepunktualus, bet tuo pačiu aš esu labai patikimas ir visi žino, kad aš padarysiu, ką reikia, net jeigu man tai nepatiks, net jeigu aš tam nepritarsiu, aš padarysiu, nes mes taip susitarėm. Taip. Tiesiog, tai taip neblogą špagatą darai viduje. Jisai galvoja, tarp tokių dviejų labai polių skirtingų, ar ne, kurios tenka viduje pačiam su savim apjungti. Ir man įdomiausia dalis yra dėl to atvirumo. Šiaip pas abu yra tos užuolaidėlės akytėse, bet, Aleksandro akytės matosi mažiau. Sutikėt, ar ne? Jo akytės matosi mažiau. O jos iš vis matosi, kai aš šipsausi, jos matosi iš viso. Tai jau nelabai iš viso. Tai va, čia akis tikrai paduotos į priekį, turi tą antrą voką vadinamą, kas šiaip rodo, kad turi ugnies bendravime įtakos ir nori uždegti, įkvėpti, bet patinka tos renginius vesti ar kažką ten motyvuodančio kalbėti, bet užuolaidos sako, kad aš tikrai jas turiu ir naktinės, ne šiaip dieninės, aš iš tikrųjų man atsiverti yra iššūkis ir tai, kad tu esi nuoširdus ir atviras, yra neduotybiška. Tai yra tai, ką tu nulaužiai ir kažkokioj vietoj pasisakai savo, kad tikrumas yra vertybė, atvirumas yra vertybė, aš noriu labai būti nuoširdus, labai noriu būti tikras, todėl per negaliu sakysiu tiesą, bet pačiam viduj tai kainuoja. Ne? Kai sistema yra natūraliai atvira, tai jai nekainuoja atvirumas, jin tiesiog yra atvira. Tavo yra su naktiniam užuolaidom sistema, tai atvirumas kainuoja, tu jautiesi labai pažeidžiamas, kai atsiveri, tau labai svarbu, kad paliudytų, kad patvirtintų, kad pritartų, kad sakytų, kad viskas gerai su tuo tavo atvirumu, kad gerai, kad tu tai pasakėjai ir mes tave matom ir priimam tokį, koks tu esi, nes kai tu jau išdrįsti atsiverti, tai tu jautiesi visiškai nuogas, tau tai yra nepatogi būsena. Ir čia tu lipi per save, tikrai. Okay. Tai yra toks išmoktas dalykas, bet tada labai svarbu leisti palikti teisę žmonėm neliudyti, nepritarti, nepatikti, ir kad su tuo viskas irgi yra gerai ir tai niekaip su mano savivertė nėra susiję, ar ne? Tai va šitą vietą dar reikia padirbėti, kad būtų irgi dzen. Nes čia irgi užuolaidos yra. Ir kai klausimas yra labai lengvas, tai tu labai greitai išeini atsakymą, ir kai klausimas yra gilesnis, tu sustoji. Ir norisi ir atsigerti vandens ar kažko, bet vandens lyg ir taip po ranka dabar nėra, ir tada tu kažką užsidengi, kažkur vis tiek būni, supranti, kad jau per ilgą pauzę, jau nebepatogu, nors kažką reikia sakyti, nors jau ten eina krūva galvojimo, kaip tos užuolaidos. Čia dieninės užuolaidos, ne naktinės. Čia naktinės, čia dieninės užuolaidos yra. Tai tokia skaidri žemė padėta bendravime, kur tu per krikštolą žiūri, kiaurai matai, bet biški vis tiek bliūras. Toks, kaip ir atviras žmogus, tiesus, bet prieš sakydamas pagalvoja, ar verta sakyti. Jeigu aš pasakysiu, ir tai, vis tiek čia podcastas, išeis į eterį, tai kas čia dabar bus, ar ne? Tai toks vis tiek, ar verta tas pagalvojimas jis yra. Tai kai jūs... Tikrai, kai daro podcastų žmonės tie be filtrų, tai jie tiesiog vemia viską, ką galvoja, jaučia ir tiesiog. Būna toksai į eterį, privėmė visko. Paleido, kai bus, tai bus. Pas jūs tos užuolaidėlės jau ir net pabaigus viską dar paskui galvojat, oi, tą pasakiau, gal čia iškirt geriau, kol dar jie ten neišėjo. Ne, mes neplanuojam nieko kirti, bent jau pagal idėją. Tai čia šitoks pagal idėją, pasilikim galimybę. Ne, galimybę visą laiką reikia pasilikti.
Jo, bet bendravimas pas jūs yra va toks, ne? Čia yra apgalvotas mokytojo bendravimas, čia yra įkvepiantis, uždegantis, artistiškas, daugiau išsiplečiantis, nes čia lūpos yra konkrečiai, čia dudelė, nu, jūs patys supranta, čia jokių nėra, kaip čia tai žodžių 30 kartų daugiau, čia konkrečiau prašau varėti, jau viskas baigiami man kitą klausimą. Jau ir man nors taip pat pasakyti, nes aš jau irgi esu. Tai va, tai mes čia nemoka padaryti. Kol taip nedaro, dar galima, ne? Bet iš principo šitas bendravimo stilius jūsų abiejų šiek tiek yra tikrai skirtingas. Tai šitoj vietoje yra tas momentas, kur viskas yra iliuzija. Visi mūsų įsitikinimai yra iliuzija. Tai, bet pažiūrėkim, kokio iliuzija yra tai, ko jūs nematot, kortelė, ne? Čia, nes mes, kai kalbam iš proto, mes prisigalvojam visokių, nu, kaip mes įsivaizduojam, kad yra, ne? O kortos, čia asociatyvinio coachingo kortos yra tiesiog, bet užduoti klausimą, ko aš apie save nematau. Tai jūs dabar trauksit kortą, kairę ranką, nes tai yra intuityvioji. Ką mes darom? Jūs tiesiog ištrauksit vieną didelę kortą, vieną mažą, abu, po vieną didelę, po vieną tokią. Patrauksim. Ir kai trauksit mintyse, galvokit, čia vyram yra toks visiškas, reikės galvot. Moterų burtai, galvoti jums patinka, kad čia moterų burtai, kažkaip nesąmonė, kairė ranka, čia intuityviai traukit. Aš pripratęs. Iš jausmo. Tiesiog traukit ir imat ir žiūrit. Vieną didelę, vieną mažą. Aš turiu kažką sakyti, ar ne? Ko aš apie save nematau. Ko aš apie save nematau? Jo, ir čia asociacija. Jo, tai man reikia galvoti, ko aš apie save nematau. Ko aš apie save nematau. Vieną didelę, vieną mažą. Su kairė ranka. Taip. Ir dabar vieną mažą irgi su kairė ranka. Jo, atverčiam. Va šitą kalbą su manim. Aš Nelies. Nepabok jo kortos. Kurią pirmą žiūriu? Ar abi, vieną ant kitos uždedu. Taip. Jūs žiūri, čia asociatyvinio coachingo. O, taip, ką tik pašnekėm, taip ir sakom, kaip tai gali būti? Pas mane visiškai priešingos. Taip va. Gerai, mano didžioji korta, ant jos parašyta poilsis, o šitoje pavaizduoti bėgikai, kertantis finišo liniją. Taip. Ir vienas iš jų labai raudona maikė, labai veržlus, toks tikras alfa. Nu, jis nugalėjo. Kur jau kalbėjom, kur viską gali, ar ne? Taip, o mano piešinukas yra parašyta taip, detalės. Ir yra vyriška tatuiruota ranka paduodanti rožių dygliuotų puokštę moteriai. Arba atvirkščiai. Jo, nu, vat vienas iš dviejų. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, kad šitos misterijos visada vyksta. Su tom kortom jau ne kartą tą esu įstikinusi. Ką mes ką tik kalbėjom, ne? Tai, ko aš apie save nematau. Žodis poilsis. Mes ką tik pasakėm, kad tau ilsėtis ir būti bangoje, ir būti flow, ir būti tam tokiam, žinai, tam moteriškam poilsėje, kai tiesiog savo leidžiu, nieko nereikalauti iš savęs, tiesiog būti tuo tokiu jau, ne lyderiu, ne alfa, tiesiog ilsėtis yra sunku, nes pati prigimtis yra bėgti, laimėti, būti pirmu, nes tu pats pasakei, aš nemėgstu būti antras. Taip. Ne, tai ko aš nematau, ne? Čia reikia sujungti tuos dalykus. Esu tas lyderis, bet tuo pačiu žodis yra tai, ko aš nematau, tai aš nematau poilsio. Tai aš nemoku ilsėtis. Aš esu ant tiek įvažiavęs į savo tą vaidmenį. Truputėlį čia mikrofono, tik jeigu galima. Oi. Aha. Jo, mes pakeitėm. Opa, atsiprašau, biškiai Nieko. Ne, viskas gerai. Ten prieš tai, kaip kalbėjote, viskas buvo gerai, bet... Tai tiesiog mano yra toks noras ilsėtis, visiems žmonėms reikia poilsio, nesvarbu, kad nykštys telpa į energiją, žinai, tai vis tiek reikia jo. Bet kaip aš ilsiuosi, o kas yra mano poilsis? Bet čia yra, aš ko nematau, aš nematau savo poilsio zonos, aš savo poilsį gal net ilsėju su laimėjimais, su pergalėm, kad aš tame ilsiuosi, aš ten jaučiuosi laisvas, aš ten, kur esu geriausias, kur esu pirmas, ten yra mano poilsio zona. Tai čia yra visiškai apsiverčia, kai žmonės tau sako, tu nemoki ilsėtis, tu gali nuo šiol sakyti, bet mano poilsis yra pergalės. Kai aš esu pirmas, tai yra mano poilsio zona. Ne, tai yra tai, ko aš nematau. Aš galiu savo priekaištauti ir žmona gali man priekaištauti, kad tu per daug dirbi, tu čia nemoki ilsėtis, tu čia moki atsipalaiduoti, tu viską čia kontroliuoji, bet čia yra tavo poilsio forma. Tiesiog, ne, tai, ko aš nematau, kad tai yra mano poilsis, lyderystė. Taip.
Tavo atveju yra detalės, ar ne žodis, kur mes irgi kalbėjom apie tavo pastabumą detalėm, tavo aplamai tą reikšminimą visų, viskas gražu, gerai, kad būtų malonu, ne, ir kad šitoj vietoj mes kalbėjom ir apie tavo tą norą rūpintis kitais, tai mes turim žmogų, kuris duoda rožės, bet pats yra sušarvuota pirštinė ir duoda labai trapiom rankom, o rožės yra labai dygliuotas, kaip ir rožės yra gražu, bet kai tos trapios rankos paims tas rožės, tai tikėtina, kad per tas aštrias detalės tai tikrai susibraižys ir susižalos, ar ne? Tai čia ir yra, va, tavo paties supratimas yra, kad tu kaip filosofas nematai ko, kad tu neatkreipi dėmesio, kad tu duodamas šiaip patenki, tu pažeidi, tu bandydamas padaryti už kitus, tu juos padarai neįgaliais, tu juos sužeidi ir tu dar visokiose mažose detalėse bandai visada ten visais pasirūpinti, viską duoti, padėti ir darai gerą, kaip ir tu galvoji, kad tu darai gerą, bet iš tikrųjų tu darai blogą. Čia tu nematai, kad nėra to gero, kas neišeina į blogą. Nebedarysiu nieko gero šitam gyvenimui. Nebedarysiu nieko gero, niekam nebepadėsiu. Tai va, nepadėdamas tu kartais duodi daugiau. Gerai, tvarkykitės patys. Sedan, va čia yra tavo šešėlis, tu nematai, kad nepadėdamas tu duotum daugiau. Supratau. Įdomu. Ir nelysti smulkmenas, nes tai yra, kad tu per daug turi to akcento į detalės. Nu šitą žinau. Šitą aš pastebiu pats ant savęs. Ok, čia išsitraukiam, o kas tas šitos antros kortos? O čia galima patarimą savo išsitraukti. Patarimą? Patarimą ir pažiūrėsit, kaip jis jums rezonuoja, ką jūs čia iš jo suprantat tiesiog. Čia irgi kairė ranka. Čia dvi reikia ar galima iš čia, galima iš čia, kaip nori. Viskas taip impulsas, kas traukia, ar ne? Gali traukti iš ten, kas traukia. Nu ir vat pasiskaitykit, ką čia išsitraukia dabar. Perskaitykit. Garsiai. Oi, atsiprašau, pas mane du čiūvai su telefonais, aš tiesiog iš karto žiūriu prie staliuko, bet abu savo. Nu, tai čia kaip mes su Alius. Jo, visiškai, o dabar perskaityk, kas parašyta. Bet tu žinai, kas parašyta, aišku. Mintinai jau atsimeni. Aš viską žinau. Tylos kalba yra galingesnė už 1000 žodžių. Mano gyvenimo... Kaip pradžiai pakartok? Tylos kalba yra galingesnė už 1000 žodžių. Džalalas. Ad-Din Muhammad Rumi. Mano labai jokinga. Yra paveiksliukas, tai saulė, kalnuose, toks rūkas, rytas. O, tiksliau, saulėlydis, greičiausiai čia. O užrašas yra saulė vėl pakils ir mes bandysime vėl. Tai čia jūs taip išsitraukėt, sakyčiau, podcast'ui šitą reikalą, jūs bandot vėl ir tau tikrai nepatinka patylėti, tau nepatinka būti tuo antru. Ypač kalbinant kitus, tai pereiti, vat irgi, kadangi čia šita laida tikrai yra apie jūsų pristatymą pasauliui, jūs patys prisistatėt. Taip. Aš kažkiek čia leidau jam pamatyti po tą kaldrą, kas lieka, gal dar tikrai ne viską, nes jam asmeniškai galiu dar daugiau papasakoti čia visko, ko čia. Nu, ne viską reikia į eterį išleisti. Bet kaip ir noras yra paties šitose podcastuose išmokti tylėti, kad sukurti eterį, aš tikiu, kad jūs pakviesit daug labai įdomių žmonių čia ir kad sukursit jiem eterį, o tau reikės never give up, nepasiduoti, ar ne, tą vidinį alfą pasikelti, kuris niekada nepasiduoda. Tai supratau, man reikės augintis alfą, tau reikės auginti... Va, mes turėsim po truputį perimti vienas kito savybės kažkokias. Tai čia gal visai ten... Nu va, nieko, mes pakalbėsim apie tai dar visą kelionę. Jo, čia dar tik pradžia. Bet apskritai, Rūta, ar mes tinkami būti ten, kur mes esam? Aktoriai, jūs tikrai iš prigimties aktoriai, jūs iš tikrai turit kalbėti, jūs turit dalintis. Aš manau, kad ką jūs pasikviesit, priklausys labai nuo to, kas iškeliaus į eterį ir kad kiekvienas žmogus tiek yra kolektyvinės sąmonės dalis ir mokosi vienas per kitą ir kiekvieną klausimą, kurį jūs uždavėt sau, ar ne čia, kiekvienas žmogus galėjo paklausti savęs to paties ir atsakyti tą klausimą savo mintyse ir kad tarp visų šitų lengvo žaismingo buvimo, neįpareigojančio, visada atsiras ir kažkokia įžvalga, vardan ko buvo verta to podcast'o klausyti ir
kad aš kuo tikiu, kad viskas tikrai vyksta geriausių įmanomų scenarijų, pačių stipriausių ir kartais net viena frazė išgirsta visiškai kažkokiam durnam kontekste, net kartais tau atrodo, Dieve, bet man čia tiek buvo nesąmonių, bet ta viena frazė buvo tai, dėl ko aš tai turėjau išgirsti. Tai aš tikiu, kad kiekvienas žmogus irgi kažką čia išgirs ir jūs patys išgirsit, nes kiekvienas esam tas trečia pozicija stebėtojas, kitas žmogus kaip veidrodis, tiek jūs vienas kitam esat veidrodžiai, tiek aš buvau jų veidrodis, jūs buvot man veidrodis, kai aš nemokėjau patylėti, ne? Nu, tai kiekvienas esam savo atspindžiuose, tai ir jūs to pačiu esat veidrodis tiem, kurie klausosi. Tai aš jums labai linkiu, kad šitas podcastas užaugtų, kad ateitų žmonės, kuriuos įdomu klausyti, kurių įdomu klausyti ir su kuriais jums įdomu kalbėti, kad prisikviestumėte čia planetų visokių, kad patys turėtumėte ko iš jų pasiimti. O ne palidovų, kurios paskui užgošit, užkaučint. Ne, tai mes jau turim tikslą, ta prasme, mes jau įvardintas pavardės turim. Susigūš ant tos sopkutės. Yra žmonių, kurie tilps. Labiausiai linkiu įdomių pašnekovių ir linkiu auditorijos, kuri įsitraukia ir kuri grįžta su klausimais, kurie jums duoda grįžtamą ryšį, patarimus, siūlo kažkokias idėjas, o jūs per savo tikrumo filtrą leidžiat ir žiūrit, kas jums iš to rezonuoja ir kuria tai, kas jums patiems įdomu. Aš žinau, kad Simonas yra paruošęs ir Rūtai tokią pamokėlę. Jis sakė, jis ruošėsi iš veidoskaitos truputėlį ir jis dabar paskaitys dabar iš veido apie Rūtą. Jo. Ne, tai čia tos lūpos, žinai, aš daug išmokau šiandien, iš esmės, bet nieko nesakysiu. Ne, reikėtų daug traukt kortų, žinai, visokių čia. Ne, šiaip norėjau paklausti, ar pavyzdžiui, pačiam žmogui, kuris moka skaityti kitus žmonės iš veido, padeda ar trukdo? Padeda. Gyvenime? Tikrai padeda. Bet tu pamatai žmogų nuteisi iš karto. Ne. Tai tada... Bet čia yra jau pozicija, kurią prisiemi. Aš žiūriu žmogų kaip į labai kompleksišką sistemą. Yra automatinė prigimtis, tai, ką rodo DNR, ką jo tas gimimo laikas atneša kaip kodą, kokią įtaką tai turėjo gyvenime, bet tikrai žmogus yra kiekvienas absoliučiai unikalus, turi savo daug patirčių, gyvenimiškų įvykių, kurie jį keitė, transformavo ir kartais tie jų vidiniai konfliktai, kai jie ėjo prieš savo prigimtį, juos labai pakeičia ir žmogus gali nustebinti tikrai ir aplamai mes dar turim tą visą emocinį krūvį. Šiaip labiausiai mes ko norim, tai visada emocijų. Mes, vien informacija nėra įdomi, emocija yra tai, kas mus užkabina, nuo ko mes pasikraunam, kas mus išprovokuoja, užkuria kažkokį judesį vidui. Tai man žmogus nėra tik informacijos laukas. Man yra įdomu, kaip jis tai panaudoja, nes tas pačias savybės galima panaudoti labai skirtingos, tai dirba žmogus su AB tokiam. Nes toks yra jo veidas. Aš galiu pasakyti, kokios yra duotybės, kas jam patinka, kas jam kas jam yra sunku, ko jisai mokosi čia ir ne šitoj žemėje, ką jam reikia išmokti. Ir man yra daug lengviau prognozuoti savo santykį su tuo žmogum, nes aš žinau savo sistemą ir aš irgi nemažai dalykų nulaužiau, aš mokydavausi po 2 savybės į metus, tai aš turiu savybių, kurių ant mano veido nėra parašyta. Nes jas galima išmokti. Žmogus nėra tiesiog automatas, mes esame sąmoninga būtybė. Tik tai tau matymas leidžia pamatyti, o ko tau verta mokytis, ne? Ko tu turi, o ko tu neturi ir ko tu tikrai manai, kad verta tau tai gyvenime pravers. Tu gali tiesiog sąmoningai, tikrai, jeigu jūs laikysi dėmesį į punktualumą, metus laiko, tai jūs bus labai punktualus žmogus. Tiesiog. Tai gerai. Nes tiesiog kiekvieną kartą tiesiog užsistatysit sąmoningai žadintuvą. Aš, pavyzdžiui, sau leidžiu nepunktualumą ir kai žmogus jaučiasi negerbiamas, aš sakau, kad viskas yra mūsų asmeninė atsakomybė. Jeigu aš jaučiu, kad manęs kažkas negerbė, tai čia mano riba buvo pažeista, kas ribą pasistatė. Aš pasistačiau, kas atsako už mano ribas, aš atsakau. Taip. Jeigu kažkas yra man negerai su kitu žmogum, tai čia apie mane yra. Ką aš tame turiu išmokti, kodėl man dabar, kokia čia mano riba pažindė, tada kodėl aš prisidėjau ribų, ar jos man tarnauja, ar jos man trukdo. Tai tiesiog, aš leidžiu savo nepavėluoti savo gyvenimą. Taip, aš dažniausiai į savo veiklas, kadangi tai yra tikrai nedarbas, aš tai, ką dabar darau, visi tie mokymai, stovyklos, meditacijos, sąmoningumo temos, veidoskaitos ir panašiai, tai yra mano hobis, kuris virto veikla. O kažkada tai aš dirbau, buvau rinkodaros vadovė ir aš aiškiai pasakydavau per darbo pokalbį, aš 8 valandą darbe nebūsiu. Jeigu jums tai netinka, nesamdykit manęs. Matai, jinai iš karto stato savo Aš iš karto pasakydavau, aš nesu
punktuali. Aš pabandyčiau pasakyti, Aš taip, 8 kažkam sakytų, darbe nu tai gerai, nebūsiu. surasim kitą. Ir viskas okei. Ir normaliai. Ir Ir vis tiek viskas atsirado yra okei. žmonės, kuriems tai tiko. Taip, Nu va. žinokit, visai neblogai. Tai nėra to blogo, kas neišeitų gerą, nėra to gero, kas neišeitų į blogą. Aš Ir taip nėra to blogo, užreziumuočiau. kuris neišeitų į internetą. Ir internetas. kažkas išeina, Internetas visagalis ir visiems laikams. Vau. Tai kas manėt, kad mes čia tiesiog panusišnekėjom, tai pagalvokit, ką tai pasako apie jūs. Būtent, kiekvienas teisingai, kaip tu pasakei, kiekvienas savo gal uždavė bent po vieną iš tų klausimų, kuriuos mes, arba tu mum uždavė, žinai, ir visai kitaip atsakė ir gal kažką suprato. Nu, čia, žinai, tikėtis gal nereikia, kad kažką labai ten gyvenimą pakeičiančio, bet vis tiek mes mąstantis organizmai tokie ir jeigu nori, tai galų gale sugalvosi ir kaip tu sakei, kad viską gali pakeisti. Tik tai reikia labai tikslingai dirbti. Tai ką aš tiesiog turbūt ir noriu pasakyti. Vat, nu čia mano yra metalas. Darykim. Aš mokytojas, aš jums pamokslą pasakysiu. Ne, kitas žmogus galės va tai va bandyti daryti, žinai, arba ten. Taip. Aš darau taip. Aš kažką irgi šiandien kažką išsinešiu ir atsinešiu gal į kitą kartą. Tai turbūt čia ir yra tas laikas, kai sakom ačiū Rūtai. Taip, ir aš ačiū žmonėms, palauk, Aleksandrai. atsiprašau. Nieko, Aš antras, aš pamiršau, kad aš antras. pabaigsiu. Taip, tu pirmas, aš antras, aš atsimenu. Gerai, juokas. Ačiū labai Rūtai, ačiū Aleksandrui, ačiū jums, kurie žiūrėjo, peržiūrėjo. Ir dar labiau ačiū tiems, kurie duos mums šansą ir turbūt sugrįž pažiūrėti, ką mes dar toliau darysim. Tai... Taip. Ir bet kokiu atveju tiem, kam buvo įdomu klausyti to, ką ir kaip kalba Rūta, tikrai galite galimybę, mes paliksime ten apačioj kontaktus, kažkur ten apačioj, kad jeigu norėsite, galite užsisakyti tokią paslaugą ir tada apie jūsų veidą ir visos faktūras papasakos. Ir net man atrodo, tai kortelę. yra žiauriai įdomu. Aš, pavyzdžiui, iki pirmo susidūrimo su Rūta tikrai galvojau, kad tai yra truputėlį skemas. Nu, toks truputėlį šarlatanizmas. Bet po to, kai jau išklausiau, pamačiau paskaitą, aš supratau, kaip tai veikia. Ir kai tu supranti, kaip tai veikia, tu suprasdamas tą visą eigą, kaip yra virškinamas, pavadinkim, žmogus, tada taip jau pradėti suprasti, kad ne visai tai yra skemas. Tai va, tai yra tokia galimybė. Ir dabar aš jau dėkoju Simonui taip pat. Ir jeigu manau, kad mums tikrai pasiseks judėti ir tikrai pasiseks judėti, laikinam, subscribinam. Jeigu manau. Aš žinai, aš nebuvau pasiruošęs. Čia žinai, kai tu turi būti pasiruošęs pasakyti sakinį pabaigai, o dar tu jį tik pirmą kartą sakai, tai tada taip ir gaunasi. Žinau, kad mums pavyks, mes tikim ir